visiems. Pratęsim. Klausimas atsakymas. Matau, čia yra klausimai atsiusti. Gerai. Taigi, pirmas klausimas. Nuodėmės neatleidžiamas, jos atperkamas per savo ir palikuonių skausmą. Į Jėzų meldžiamės, kad išvengtume negatyvių poelgių. Kodėl Jėzus vadinamas atpirkėjas? Na, visų pirma, yra toksai reikalas, kad reiškia, Jėzus tų nuodėmių mūsų, kurias mes darom, neatpirko. Čia yra mitas paskleistas. Nieks čia nieko neatpirko. Mes savo tas nuodėmės patys atoveiksmus už tas nuodėmės ragaujam. Ir nes jeigu vadovautis tą nuomonę, tai galima daryti kiek nori nuodėmių, visas atpirktas. Ar ne? Visas atpirktas. Gali gert, gali rūkyt, narkotikus vartot, langus daužyt, abortus daryt, ką nori. Viskas atpirkta. Atsakymas būtų labai paprastas, kad Jėzus, jisai tą prasme atpirko nuodėmes, kad jisai davė priėjimą prie jo pačio. Ir santykėje su juo, ryšyje su juo mes galim atpirkti, apvalyti savo karmą. Dabar jisai nužengęs į žemę iš kažkokių aukštesnių pasaulių, kaip mokytojas. Jisai, kaip jis žinojo, kur jisai nužengė. Jis žinojo, kad jį žudys, jo kūną žudys, bet jis vis tiek nužengė. Tai reiškia, jis pasiaukojo, taip? Bet jeigu jis būtų nenužengęs, žmonės nebūtų gavę ryšio su juo. Tai reiškia, o be ryšio su tokiu mokytojui tu savo nuodėmių neatpirksi, nepalysi savo karmos. Tai va, tai reiškia, kad jisai pasiaukojo tame, kad jisai nužengė. Tiesiog nužengė. Ir sumokėjo, kaip sako, savo gyvybę tai, kad jis iš viso pavaikščiotų ant žemės, kiek ten, 33 metus, ne? Ir tai pusę gyvenimo iš vis nežinoma, ką jis ten veikia. Bet neaišku, ką jis ten darė. Kur buvo, taip, jaunystė, ar aiškiai. Nieks nežino jaunystės jau. Va, tai jisai sumokėjo tą kainą. Va tas pats, kas jums reiktų nuvažiuoti į kokią ekstremistų musulmonų šalį ir palikti kažkokį tai mokymą. Ir sumokėti savo gyvybę už tai. Tam, kad tie žmonės tą mokymą gali kažkaip išsivaduoti. Ar jūs tai padarytumėte? Net minties nedaryti. Net žingsnę nepadaryti. A jis atvažiavo, jo, atėjo, atvyko, apsireiškė, na čia žodžiai, čia kaip pavadinsi. Ir paliko mokymą, paliko save kaip asmenybę, kad žmonės turėtų ryšį su juo per amžius, tūkstantmečius. Ir galėtų kontaktuoti su juos. Ir tame kontakte apsivalyti nuo savo nuodėmių. Kitaip sakant, apvalyti savo karmą. Karma reiškia atoveiksmiai už tavo veiksmus, kuriuos tu padarei. Jisai paliko save. Aiškus tas momentas. Bet tai nereiškia, kad jis atpirko viską, ką mes darysim arba darom. Jis tame atpirkėjas, kad kontakte su juo dega pasekmės už nuodėmes. Kontakte su juo. Bet kad tas kontaktas iki šiol vyktų, jis kažkada turėjo nužengti ir paaukoti savo gyvybę, kad toksai egzistavo iš visas. Aiškus momentas čia, ar ne? Einam toliau. Tai va tame jis yra atpirkėjas, kad jisai ima, va, kaip guru, ima mokinio karmą. Mokinio, kada guru priema žmonės, mokinius, savai mokinius, jisai priima jų dalį nuodėmių, apvalo jus. Taip ir Jėzus. Iki šiol tie, kas jam meldžiasi ir kontaktuojas, priima jų nuodėmes.
Ir žmogus pasijunta ką? Palengvėjęs, ne? Po maldos. Tai reiškia jisai ką? Priėmė nešvarą. Nes kas daro mus sunkius? Nuodėmės. Ne? Kai skaisčiai gyveni, lengva. Gera, skraidai. Kai gyveni biškį su nuodėmėm, iškart sunkiau. Tai ką reiškia, nueina į apeigas, Jėzui pasimeldžia, išeina lengvesnį. Paėmė iš tavęs karminės reakcijas. Nuodėmės paėmė. Ką jūs galvojate, išgaravote, nori? Jis degina po to. O kadangi jis labai skaidrus, jis gali sudeginti. Aišku šitas? Ar dar aiškinamas? Tame jis atpirkėjas. Pastoviai nešam milijardų žmonių karmą ir degina. Iki šiol. Toliau, kad žemėje neįvyktų biologinė katastrofa, gyvūnų gyvenančių pagal instinktą populiacija reguliuojama. Vieni ėda žolę, kiti juos. Kaip su žmonėmis, juk Dievas duodamas žmogui protą, žmogėdros net nekūrė. Kaip su žmonėmis? Aš kažkai klausimą, čia dviejopai galima ar čia už vegetarizmą, ar čia prieš vegetarizmą. Ne, kad nenaikina, aš kaip įsivaizduoju, kad žmonių nieks nenaikina. Yra, pavyzdžiui, kokie zuikiai ir yra lapės. Lapės žudo, o žmonių nieks nenaikina. Naikina patys, kariauna. Matote, grandinėje žmonės naikina, antžmogiai naikina. Tai yra asmenybės, kurios valdo gamtos stichijas. Taigi jų neėda žmonių, bet naikina žmonės. Vis tiek grandinė egzistuoja, bet kad jais mistų yra būtybės, kurios žmonėm maitinasi. Jūs žinot, kad Rusijoje apie 70 000 žmonių dingsta kiekvienais metais. Ir nieks nežino kur. Gal aš klystu su skaičium, bet ten tikrai 10 000. Vien Rusijai. O jeigu imsit Ameriką, Kanadą, Europą, man atrodo, tikrai susidarys 100 000 žmonių, kurie dingsta. A velniai žino, kurie yra naudojami. Vieni, aišku, kokiuose slaptose laboratorijose daromi su jais bandymai, kiti išvežami į prostituciją, treti organų transplantacijai panaudojami, ja. Bet Vedos rašo, kad yra būtybės, kurios konkrečiai maitinasi žmonių mėsa, jos aprašomas. Jos vadinasi rakšasai. Tai yra mistinės būtybės, kurios gali priimti bet kokią formą. Bet kokią, be žmogaus formą. Čia gali sėdėti ir jūs net pažins. Norit tikėkit, norit ne, bet jos aprašomas, kitaip sakant, yra kas ėda žmonės, nesijaudinkit. Jo. Jie vadinasi rakšasai. Jo. Taip kad šitoje grandinėje, bet kaip gerai pastebėjo, kad žmonės patys save. Pavyzdžiui, drambliai vienas kitą nenaikina. Šunys vienas kitą nežudo. Lapės vienas kitas nežudo. Žvirbliai nežudo. Žuvis viena tos pačios rūšies. O mes žudo. Iškai mes prasčiau gyvenam negu gyvūnai. Tai kitas dalykas, žmogaus karma, žmogaus kūnas, gauti žmogaus kūną jau yra didesnė sėkmė negu gauti gyvūno kūną. Tai yra gaunama už dorybingus veiksmus žmogaus kūnas. Jeigu žmogus atlieka dorybingą veiklą, jeigu siela atlieka dorybingą veiklą, jinai gali vėl atgimti žmogum. To pasireiškia gera sėkmė tom, kad jis nebus suvalgytas. Bet jeigu tu gyveni kaip gyvulys, tą sekundę tu atgimsti kaip gyvūnas, tavo blogesnė sėkmė, į tą blogesnę sėkmę įeina tai, kad tu maža rizika, kad mirsi savo mirtim. Tavo mirtis bus skausminga. Kažkas prarys tave, kažkas tau įgels, arba galvą nukas, arba po galvą pakas. Čia yra karmos dalis. Ja, tai tada gaunas, kad vis didesnis kiekis žmonių gyvena vis geriau, kadangi žmonių populiacija Žemėje didėja. Matot, Žemė gali išlaikyti ir 100 milijardų, jeigu reikės. Kodėl Žemė neišlaiko? Galiu papasakot. Čia yra mitas paskleistas. Globalistai, kurie suinteresuoti mažinti populiaciją, ja?
nuodija per vandenį, nuodija per maistą, nuodija mus per vakcinas ir taip toliau, per mėsą, per alkoholį. Pažiūrėkit, išėjo girdimo technologija. Filmas nematėt? Rusijai. Vadinasi, girdimo technologija Spaivanija. Įsiveskit, čia platinis, pamatysit, kaip gražiai pastatytas filmas, kaip tendencingai rodo yra Rusijai mažinama populiacija per alkoholį ir lošinama populiacija. Dėl to ir pavadinta technologija, tai yra labai moksliškai daroma, su kreivėm rodo su viskuo, per įstatymą, viskas, labai gražiai parodo. Tai vat, globalistai, kurie yra už tai, kad mažėtų populiacija, ką jie daro, jie paskleidžia tą mitą, kad čia, jeigu daugės populiacijos, šakės mums. Bet jie neklausia, kodėl Žemė nebeduoda išteklių. Jie nekelia tokio klausimą. Jie sako, kad jeigu mes vartojam, tai Žemės ištekliai senka, bet jie nežino, kad Žemė yra organizmas, kuris gali pamaitinti ne tik 7, bet ir 10 milijardų žmonių. Mes su Žemė elgiamės kaip, ja? Aš šitą neakcentuojama, akcentuojama, kad Žemės ištekliai baigėsi. Kad naftą siurbiam, nors varikliai senai išrasti ir ne naftą, ir ne benzininiai, ir ne dizeliniai, ant vandenilio varomi varikliai. Išrasti, korporacijos neleidžia jiem išeiti į pasaulį, nes kol yra naftos, dar gali suktis biznis. O dabar žiūrėkit, pradėjo gaminti. Kai jau konkrečiai naftą eina prie pabaigos, pradėjo hibridus leisti. A ką negalėjo prieš 40 metų? Galėjo, tiesiog naftos buvo. Reikėjo biznį sukti toliau. O dabar jau elektriniai varikliai, žiūrėkit, jau elektromobiliai padaryti. Pilnai padaryti. Iškia važiuoji, įjungi laidelius ir viskas. Tai ką tai reiškia? Kad tai buvo žinoma. Ir tu galėjai tą naftos resursus palikti savo vietoj. Deimantų resursus tu gali palikti savo vietoj. Anglies tenais, reiškia, durpių ir taip toliau. Dujų. Dabar Vedos dar ezoteriškiau šneka, kad Žemė yra asmenybė. Kad Žemė yra, kaip pasakyt, Žemė, jeigu žmonės gyvena pagal visatos dėsnius, Žemė produkciją didina. Reiškia, Žemė bus daugiau brangių metalų, brangiųjų akmenų ir gamtos išteklių. Jinai generuos kaip organizmas. Nu, lygiai taip pat kaip kūnas. Jeigu mes jį prižiūrim taip, savo kūną, pas jį atsiranda stiprus imunitetas į toks, kad ten virusai nusišvilptų. Ane? Jeigu mes kūną prižiūrim, jisai gauna, iš jo išeina tokios galės, kad tu net stebėsi, kaip gali kūnas būti toks galingas. Aš žiūrėjau visai nesenai filmą apie Ivanovą, ne? Tai yra tas rusų maudymosi, kaip sakyt, kaip ten buvo pavadintas, karolium, žodžiu, šalčio karalius. Tai jisai ką padarė? Porfirijus Ivanovas. Irgi yra YouTube'e galima panaudoti ir geriem tikslam. Ką jisai darė? Jisai buvo, gimė šachtininkų šeimoje, kaime, gėrė, lošė azartiniais žaidimais, mušėsi. Nu, va toks buvo. Ir 35 metų maždaug jam sužinojo, kad auglys. Auglys. Ir jis sako, viso, neverta gyventi, ką jis pradėjo tam, kad greičiau numirt. Kiekvieną rytą eidavo nuogas ant sniego ir pildavosi lediniu vandeniu ant savęs, jis stovėdavo. Kad greičiau peršaltų ir kad greičiau numirtų. Nu, pagreitinti procesą reikia, ką čia gyventi. Bet jo nuostabais pradėjo sveikti, supranti. Jis nesuprato, kas čia darosi. Ir jis išsveiko. O, ir po to jis ten susapnavo einantį žmogų, reiškia su tokiu tik tais kaip rankšluosčiu apsisukusi ties blauzdas, pridengiant jo lytinius organus per sniegą. Ir jis nuo to laiko pradėjo vaikščioti per sniegą. Kiaurus metus vaikščiojo nuogas su vieninteliu tokiu žirstu aplink blauzdas. Nuogas. Nufilmuota medžiaga eina per sniegą, į Maskvą atėjo. Toksai va. Visi buvo. Tai yra judėjimas, reiškia. Ir pas jį ką padarė kūnas? Tai imunitetas sukilo. Jis sako, sveikoliai, kaip aiškina, aš nerekomenduoju maudytis eketėse, bet kūnas veikia taip, kad kai tu jį patalpini šaltą vandenį, imuninė sistema, kaip ir pažadinama yra, duoti šoką imuniniai sistemai. Ir jinai iškelia visas buvusias ligas lėtinės ar užslėptas
organizme, jas pradeda gydyti. Jo atveju jam pasisekė, jam ten išgyjo viskas. Va. Tai po to dabar yra judėjimas, jie vaikšto ten ant sniego kiaurus metus, nuogi vaikšto. Be maikės, be jokių kojinių, be nieko. Bet kai pažiūrė veidelius, tai patikėkit. Jėga eina tokia, kad ojojoj. Ten kokie ten virusai, visokie rota, ten viešpatie musytės. Kalbėdamas geriau, gurkšturiau. Tai va, tai jie, reiškia, jie tą susiliejimą su gamta akcentuoja. Bet principas toks, kad, nuo ko aš čia pasakau, nuo kokios minties? Kūnas, jo galimybės. Apie žemę kalbėjom, 10 milijardų. Jo, apie žemę. Bet prie ko aš čia vis tiek šnekėjau? Kad žemės menydavo? Žemės kūno. Jeigu prižiūrėtume. Jo, kaip žemės kūną, kaip žemę mes prižiūrim, taip ir savo kūną, jeigu prižiūrim, atsiranda nepaprastos galios. Tai lygiai taip pat, jeigu mes žemę prižiūrim, jo visas ekosistemas, jinai gali produkcijos duoti žymiai daugiau negu jin dabar duoda. Tai reiškia didesnis derlius, dažnesnis derlius, mažiau parazitų ir visa kita, ir visa kita. Ir tie 7 milijardai išsimaitins. Jo labiau, jeigu mėsytės atsisakom, iš karto bado nebelieka žemė. Iškart paskaičiuota. Jeigu kažkoks procentas žmonių, ne visi, kiek ten paskaičiuota, 5 ar 10% visų mėsėčių atsisakytų mėsos, iš vis bado problema dingsta viso žemė. Iš karto. Nes 16 kg grūdų reikia kilogramui mėsos išauginti. Iš kilogramo mėsos kiek pamaitinsi žmonių? Porą, 3. Man 16 kg grūdų. Pamaitinsi daugiau. Tai čia viena tik mažytė statistika, jų yra daugiau. Jau matot, kaip viskas byra į šipulius. Ne, jie šaukia, kad čia, va, žemėje per daug žmonių, reikia įvesti politiką vieno laiko. Bet tai yra ne kiekė problema, yra kokybėje, santykių kokybėje su žemė problema, o ne kiekė problema. Nu. Ir jokių čia biologinių katastrofų nebus. Populiacija reguliuojama iš viršaus ir jeigu žmonės nustotų ir žuvininkauti, jo, taigi tam tikros rūšys biologinės nenyktų. Čia, kadangi aš nesu specialistas toj srity, tai tik čiučiut pamašius jau galima iš karto naudą atnešti. O jeigu pakalbėti su zoologais, tenais biologais, ekologijos atstovais, kiek galima pagerinti. Tai čia tikrai ne 7 ir ne 10 milijardų apmaitintų žemė. Kiek nori apmaitinti. Nes derlius koks pas mus, jūs matot. Dėl to, kad sutrikę yra ritmas, pažiūrėkit, kas su žiemom darosi su vediniais laikais, aprašyta, kai žmonės gyveno harmoningai, lietus lydavo tik naktį. Ir tik tada, kai reikėdavo. Nebūdavo taip, oi užėjo, oi lekiam čia, oi tornado, oi Jėzus Katrina čia nunešė stogą, čia tokių bairių nebuvo. Kodėl pas mus sutrikę gamtos ritmai ir ciklai visi ir ta? Kodėl? Dėl to, kad rašo, žmogus atlieka nuodėmes. Masiškai nuodėmes daroma žemėje. Ne tik, kad su žemė yra elgiamas, pažiūrėkit, kiek ten tų miškų kertama, ekosistemos visas tos, kur grynina orą, reiškia. Miškai, tu ten paskaičiuota, kiek ten 100 kubų, kiek kvadratinių kilometrų eina kasdieną į žemę. Kodėl? Nes vartotojiškumas baisus. Nu, čia popierių, ne, čia, kaip sako, spausdina visokias ant tų popierių nesąmonės. O iš popierius, tai pagrindėk medį. Ant popierius eina, reiškia, baldų visokie ir taip toliau. Tai vediniais laikais rašoma, kad buvo labai gražiai sutvarkyti ciklai. Ir jeigu užeidavo stichinės nelaimės, tai būdavo iškart ženklas, kad kažkas toj šaly daro nuodėmes. Karalius iškart žiūrėdavo, kas daro nuodėmes. Jeigu jo šaly užeidavo sausra, badas, maras, lygos, epidemijos, iš karto žiūrėdavo, kame reikalas. Ir labai dažnai būdavo, kad kažkas įžeidė vieną šventą asmenybę, kuri tą miestą gyveno. Užtenka vieną įžeisti šventą asmenybę, iš karto žino visam miestui karmą. Bet aišku, ten ir šventos asmenybės buvo tokios, kad ne taip, kaip pas mus dabar čia, kaip sako, visi tik sako, kad jie labai šventybės.
Tai vat, iškart ieškodavo, ar tai kažkas tai likeriuką pradėdavo, ar kažkas mėsytę gyvūnų žudyti pradėdavo, iškart priežastį rasdavo. O ten miestai nebuvo, čia kaip 1000 gyventojų ar 10 000 buvo dideli miestai aprašyta, labai dideli. Ir nieko netrūko. Derliai būdavo labai gausus, labai gausus. Ir vat artėjant mūsų amžiui, Kali Jugai, kadangi jis pradėjo mažėti religingumas, pradėjo mažėti harmonija su gamta, su visata, derlius, brangakmeniai, brangiai metalai, visi gamtos ištekliai pradėjo mažėti. Tai pradėjo mažėti. Kitaip sakant, žemė yra asmenybė, jinai arba duoda, arba mažiau duoda, priklausomai nuo to, kaip tu gyveni. Jinai juk susijusi su kitom planetom, su gamtos dėsniais vyriausiais, kurių mes dar 100 metų neperprasim. Ir jeigu žmonės nusižengia visatos dėsnėms, žemė iškart duoda mažiau gerbūvio. O jeigu surašytumėt nuodėmes, pavyzdžiui, paimtumėt, kiek geriančių iš 7 milijardų žmonių. Gerti yra iš karto, pažeidimas dėsnės, harmonijos dėsnių visatos. Iš karto eina reakcijas. Pradedi gerti, iš karto eina reakcija karminė, iš karto. Tavo šeimai. Nesvarbu, gali stikliuką išgerti, iš karto reakcija. Kodėl? Dėl to, kad tu nebegali atlikti pareigų išgėręs. Tu nesaugumą suteiki aplinkiniams. Nesaugumą. Koks žmogus išgėręs jaučiatės saugus prie žmogus? Nesijaučia. Ne? Jisai plius nesąmonė visokių pridaro, avarijos, visokie išprivartavimai, žaidimai, melai, primušimai, smurtas eina išgėrus. Taip, labai susiję štai. Toliau abortai. Taip, per metus virš 50 milijonų nekaltų kūdikių yra išimami iš įsčių. Tokia yra statistika, virš 50 milijonų per metus. Ne tūkstančių, bet milijonų. Tai čia klausimas, kaip čia iš vis mus laiko ant tą žemę, čia turėtų nubraukti iš karto už tokias. Toliau vagysčių, gyvūnų žudimų. Gyvūnai tai milijardai žudami, 100 milijonų ten. Tai aš nenoriu vardinti, prostitucija, prekyba narkotikais, vagimai, kišininkavimai. Gali. Tai kaip čia mes dar vaikštam, sveiki gyvi, dėl to, kad dar šventų vietų likę žemė. Vienuolynų, šventyklų, bažnyčių, kuriuose deginama karma. Matot, jas išimtumėt, tai čia būtų jau problema didelė. Eitų tornadai kiekvieną savaitę, padrebėtų žemę. Taip, vienuoliai, dvasininkai ar paprasti žmonės, kurie gyvena dvasingai, jie išperka karmą kažkiek tai. Bet nepakankamai, nes tų žmonių procentas labai mažas yra žemė. Labai labai. A kiti tik tais triedžia ir triedžia ir triedžia. Ir šaukia kaip blogai. Taip kad mes čia galim sukurti labai daug. Ir ta žemė gali labai daug duoti. Bet mokslininkai sakys, čia visai mitologija, žemė asmenybė, visiškai. Nori tikėk, nori netikėk. Bet kas turi didesnį jautrumą, jisai yra pajunta žemė. Ir pagonis juto žemę. Žemė motina jo buvo. Ir kai reikia energijos raminančios, moteris eina prie žemės, kiša rankas ir nusiramina. Ten yra gyva būtybė, deivė yra, kuri kontroliuoja žemės procesus. Ir jinai, jeigu mato, kad yra harmoningai gyvenama, jinai duoda daugiau. Jeigu yra neharmoningai gyvenama, jinai atima išteklius. Atima. Mažiau produkcijos duoda. Kaip mūsų kūnas, prižiūrimas duoda daugiau produkcijos, neprižiūrimas neduoda. Silpnas tam, atrofuojas. Bet žmonės irgi yra kas suvalgo, jeigu reikia. Tai aiškus tas? Trečia, šventam rašte rašoma, aš atėjau su kalaviju, kad supriešinti motiną su dukra, brolį su broliu ir taip toliau. Jėzus. Kaip tai paaiškinti? Čia išimta iš konteksto, čia reikia skaityti skyrių. Jeigu aš
šitą vietą atsiminčiau, tai tikrai paaiškinčiau, bet čia reikia žiūrėti kontekstą, kokiam kontekste, kas buvo, kokia mintis ėjo. Aš žinau tik, tai yra panašią frazę, kada Jėzus skatindavo, kaip jis ten sakė, kad išsižadėt. Žodžiu, ten buvo mintis, jeigu reikėdavo rinktis tarp jo ir tarp artimo, jisai skatino rinktis jį. Buvo tas momentas. Kaip ten ta vieta formuluojama buvo, aš neatsimenu. Ta prasme, kad aš nežinau, ar šitą klausimą atsakysiu, bet kada tuo metu, reiškia, vaikai ar ten artimieji stodavo į kelią dvasinį, ja? Dažnai artimieji prieštaraudavo tam keliui, lygiai kaip ir dabar, jeigu tu stoji į kelią dvasinį, tau artimieji, broliai ir ten tėvai ar seserys, jie gali prieštarauti, nes tu tampi kitoks, nebegeri kartu, nesi tu savoji kartu, tavo pažiūros kitokios, tėvai nori visą laiką perduoti kažkaip tai pažiūras, kad tu vadovautumės tokiom, kaip jie nori, ne? Vertybės netokios, įpročiai netokie. Ir tu tarsi vidumėti tolsti truputėlį nuo tų žmonių. Tai tame įvyksta susipriešinimas. Jis gal ir turėjo tą mintį, kad tie, kas seka juo, susipriešins su savo artimaisiais. Nes pažiūrėkit Pranciškaus istoriją. Atstūmė visi. Tėvas ir motina. Asyžietis Pranciškus, taip? Atstūmė visi. Dėl to, kad jisai konkrečiai pasiekė Jėzaus, tuo keliu. Jis taip, kaip suprato, taip ir padarė. Išdalint turtą, reiškia išdalint. Toliau nieko neturėt, reiškia nieko neturėt. Basom vaikščiojo, ne? Tas jau. Jie tom pėdom, kaip Ivanovas, reiškia, ten su halačiuku tokiu, žinai. Ir ką, visi liko susipriešinę, susipriešinę liko. Tenkina atsakymą. Ką? Tenkina atsakymą. Toliau. Šiandien Lietuvoje pinigai ir turtai daugeliui didesnė vertybė nei artimi santykiai. Skriaudėjo atžvilgių galime elgtis dvejopai. Gintis, kartais pasitelkiant ir teismus. Antra pozicija – trauktis taupant savo psichologinę ir fizinę sveikatą. Galbūt netgi melstis už savo skriaudėją. Atleisk jam viešpatį, jis nesuvokia, ką daro. Vėliau nustatant aiškias ribas. Kas geriau karmos atžvilgių? Karmos atžvilgių yra bausti geriausia. Lietuvoje, kaip ir visam pasauliu, turėtų būti įvesta mirties bausmė. Ir kiekvienas žmogus, kuris nužudo, jis turėtų būti iškart žudomas. Nekalėti kalėjime, bet iškart žudomas. Toks yra Vedų įstatymas. Taip, dėl to, kad karmos dėsnis sako taip, kad jeigu tu nužudėjai, tu arba dabar atperki, arba vis tiek tave žudys. Nepabėgsi nuo šitų dalykų. Ir geriausiai, kai netupdamas į cypę 20 metų, kas gali net netitikti pagal sunkumą. Netgi greitai mirti gali būti yra lengvesnis atpirkimas, negu sėdėti 20 metų už grotų, tam tikrais atvejais. Nes tai yra psichologinė kančia, žmonės virsta kaip gyvuliai. Ir tenais, kaip sako, vienas kitą išnaudoja, kastą sukuria ir taip toliau. Dėl to Vedas, aš tiesiog atsakysiu, kaip Vedas sako. Va tą, ką padarė, toks atoveiksmas. Viskas. Nužudė, žuda iš karto. Nelaukia nieko, iš karto ima įžudo. Kad jisai reinkarnuotųsi atpirkęs iš karto, kad jam nereikėtų kitam gimimui atpirkti. Ir tą, aišku, artimieji tampa patenkinti. Lygiai taip pat yra, aš dabar neatsimenu, yra surašyti konkretai įstatymai, jeigu pavagi tą, aš jums garantuoju. 50-70% dingtų čia nusikaltimų. Iš karto. Kai pradėtų imti pirštukus, plaštakas, aš jums garantuoju, mažėtų labai stipriai. Nes žmonės, kurie yra tamagūnai, tai yra neišmanimi pilnam, jūsų sąmoningai, kad ten čia negerai, čia karma, nieko neklausys. Toliau, jeigu bandysi duoti kažkokią tai naudą, malonumus, nieks negalios. Ir netgi jie pasodinti kalėjime vis tiek pasidaro gyvenimą, vis tiek sukasi toliau, kaip sakai. Bando. Ir toliau, tarp kitko, pačiam kalėjime ten daro tas nuodėmes praktiškai. Tai va tokius žmonės labai greit yra karma, kad atpirktų už savo atoveiksmį gautų, tai Vedose paimdavo ir
Ir viskas. Greitai. Ne. Bet jeigu tą temą pratęsti... Čia aš dar nepabaigiau, bet... Reiškia, jeigu mane apvogė kas nors, reiškia, reikia pagalvoti, o ką aš apgavau. Tai jo, tai faktas, kad kažką. Tada už galvo gal, ne, bet jeigu mane nuskriaudė, aš esu to nusipelnęs. Mane apvogė, aš kažką esu apgavęs. Taip. Jūs to nusipelnęs, bet tas, kuris tai padarė, irgi turi nešti atsakomybę. Tai jau sunkiau buvo, bet dabar jeigu kažkas nužudė, jis kažkur tu, pagal tą dėsnį, ne? Tai be abejo, nieks atsitiktinai neįvyksta. Būtent, ir kaip gali tą žudiką žudyti, galbūt jis įvykdė karmos kažkur. Tai gerai, su tokia filosofija eikim dabar apokim visus. Ir pasakysim, žinokit, čia visata per mane veikia. Ne, aš tai siūlau nespekuliuoti, nenukrypti, vedose konkrečiai parašyta. Karalius arba valdininkas, ar ten prezidentas, ar dar kažkas tenais. Jie yra atsakingi už, reiškia, tvarką. Ir viskas, be jokių spekulacijų, ten kas per kokią karmą čia atpirko, neatpirko. Viskas, jie žiūri, kad tokių nebūtų. Jie turi žiūrėti. Jeigu ateina iš tos sluoksniai valdininkė, tai kitas klausimas. Bet jeigu jisai yra normalus, jisai žiūri, kad to nebūtų. Taip, ir jisai žiūri, kad tas žmogus už savo nuodėmę gautų teisingą atoveiksmį. Nes dabar visi ant susitarimo juk yra, kaip kodeksas visas baudžiamasis yra susitarimo reikalas. Kažkas pagalvojo, kad už tokią bausmę, už tokią nusižengimą reikia duoti tam tikrą bausmę. Bet tai nereiškia, kad ta bausmė atitiks visatos dėsnius. O yra mano, reiškia, įstatymai, kuriuose parašyta ir kitos knygos, už kokią nuodėmę, kokia yra bausmė turi būti taikoma. Tai yra, jau parašė tie, kas žino visatos dėsnius, visatos įstatymus. A čia susirinko ir pažiūrėkit, skirtingose šalyse skirtingai būsi baudžiamas. Kitose šalyse iš vis būsi nebaudžiamas, jeigu ten, pavyzdžiui, kanapės valgysi, kaip, pavyzdžiui, Olandija, ne? Nebūsi baudžiamas Amerikoje, būsi labai stipriai. Bet dabar, kurie iš jų žino, kas iš tikrųjų, koks atoveksmis turi būti taikomas už kanapės. Bet jeigu įman kalba apie žmogžudystę, tai čia yra labai aišku. Vedulais laikais gyvūną nužudo, iškart žudo tą, kuris gyvūną nužudo. Iškart. Hop. Nestuotėme į nekaltam gyvūnui gyvybę. Iškart tau rubalinama galva. Jokių... Supraskit, čia ne humanizmas yra tik priedanga labai dažnai va tokiem visokiem bairiam. Tam chaosui. Demokratija yra chaoso priedanga. Susirinko krūvą kvailių, spekuliavo ir nusprendė, kad čia, mūsų manimo, čia biški gert gerai, kaip šiandien Ždanovo klausau, kultūringai gert, bet nestipriai. Va tas kultūringai, va, kaip jis sakė, va, per tą kultūringai ir atsiranda visi alkoholikai pradėjo nuo kultūringo išgerimo. Tai va, demokratija nusprendė, kad ten galima gėrimus pardavinėti naktį arba ten kultūringai gert vaikam, o tokių prispekuliuoju. O šventraščiai yra konkrečiai pasako. Darysi, gausi, nėra ten kultūringai nužudyti, ar nekultūringai, kultūringai apvogti, ar nekultūringai, kaip senovės lietuviai. Paglostys tą paršelį, pabučiuos ir kultūringai papjaus jo. Jis galvoja, kad jisai gaus mažesnį atsoveiksmį, jeigu jisai kultūringai papjaus. Ir dabar tavo vaiką paimtų, ir kultūringai, kaip sako, parduotų kitai šaliai prostituciją. Tu kultūringai, neskriaustų, nemuštų, bet taip pat gražiai paimtų ir taip pat atiduotų. Neklausykit, čia yra mulkinimas, savęs apgaulė į kitą apgaulę. Tai va, aš čia dar ne viskas, čia tik vieną dabar rakursą žiūriu, kad teisingumas valstybėje jisai turi būti ir tam žmogui, kuris yra baudžiamas, yra gerai, nes jis iškart išperka karmą. Už savo veiksmą jis iš karto gauna to veiksmą, jam nebereikės kitam gyvybę kentėti. Suprantat? Antras dalykas yra labai geras pavyzdys aplinkiniam. Ir čia pamato aplinkiniai, kad čia nepajakaus. Nepajakaus. Čia kirs kokią ranką ar ten dar kažką ir viso gero. Nieks su ten čia nesitsapskins. O kaip tam, kuris atlieka tą procedūrą? O jis gauna sėkmę už tai. Nes jis vykdo teisingumą. Jeigu tu
reiškia, vykdai įstatymą, nu, kaip čia tas žodis? Bet įstatymas tai fiziniam lygmenį. Teisėtvarka, ne ten. Ir tu esi tas, kad rastų ten viskas. Galvą kerti. Tai jeigu įsivaizduokit, žiūrėkit, aš jums paaiškinsiu. Tai jam tą nuodėmę sudegins ten kažkas. Taip, mirti gauna, jis iš karto sudegina trasą. Bet tas, kuris atėjęs. Tai jis gauna sėklį, nes jis atlieka dorybingą veiklą. Jis nubaudžia teisingai žmogų. Čia yra dorybinga veikla. Aš galvoju, čia tai paprasta daryti, kliaušti. Tai aš dėl to. Čia galima, jo. Žiūrėkit, dabar, jeigu čia mes turime visatą, jo, ir yra, jeigu mes priimam Vedas, tai Vedas, reiškia, aprašo visatos dėsnius. Ir ten yra kodeksas, tam tikras. Kaip reikia, kokios yra baudos taikomas už tam tikrus dalykus. Aišku, ten yra neapžvelgiama nuodėmių kategorija, kuri tais laikais iš vis nebuvo. Pavyzdžiui, abortas tokio termino nėra Vedose. Skyrybos tokio termino nėra. Bet to už tos dalykus nenumatyta, bet jeigu žmogus daro abortą, jam irgi galima galbytę. Va, tai ką dabar noriu pasakyti? Iškia, jeigu Vedas atspindi visatos įstatymus, jo, reiškia, yra raštas, kodeksas atspindi. Jisai yra nuleidžiamas kam? Valdininkam, jo, tai yra valdininkai. Taip, ir tie valdininkai, Vedos nuleidžiamas iš išminčių, jo, iš aukštesnių pasaulių jos ateina. Tokie kaip Jėzus, Muhamedas, jie atneša kažkokią dalelę. Veda reiškia žinios, tai nereiškia Indijos raštai. Vedas reiškia žinios visatos. Ateina iš viršaus, nuo aukščiausio Dievo asmens rašo. Laiks nuo laiko aukščiausias Dievo asmuo inkarnuojasi žemė ir duoda Vedas. Arba per savo įgaliotinius duoda Vedas. Yra mokytojai sekos nuo tų įgaliotinių. Tas Vedas perduodamas. Po to tos Vedas eina į žemės jo lygį ir valdininkai jas pritaiko žmogiukams. Jo? Kitaip sakant, šitie žmogiukai yra visatos dalis. Taip? Ir mūsų šiuo atveju telšiai yra visatos taškas. Ir taip kaip elgiasi telšiai nuo jų, taip kaip elgiasi Lietuva, nuo jos priklauso visos visatos likimas. Ne tik visos žemės. Supraskit, kūnai vienas kitą veikia, išeikim biškį plačiau. Ir jeigu valdininkai prižiūri Lietuvą, jie prižiūri visatoje tvarką už tam tikrą lopinėlį. Tai tvarka. Ir jeigu jie teisingai prižiūri, jie atlieka gerą darbą. Net jeigu tą priežiūrą įtraukiama mirties bausmė. Jie prižiūri taip, kaip jiem nurodė prižiūrėti. Jie yra vykdytojai. Ir jeigu jie vykdo teisingą valią, jie gauna atoveiksmį gerą. Jeigu jie vykdo neteisingą valią, jie gauna atoveiksmį blogą. Aiškus tas momentas. Visas momentas, kad mokslas yra nubraukęs, pasakė, čia mitologija, ką jūs čia durniai. Čia reikia patiems sveikų protų pagalvoti, kokios baudos. Tai vat susirinko tokie, kurie nori tai daryti, tai negi jie išsileis įstatymus. Kurie baus juos už tai, ką jie mėgsta daryti. Dabar išleis įstatymą, kad alkoholį iš vis uždraudžiam prekiauti. Tai kas čia bus? Tai nušaus iš karto. Tai kas tau čia leis? Nei vienas nepasirašys Seime. Ir nei krikščioniai demokratai, nei ten visi krikščioniai apsikarsta tais dvasiniais pavadinimais. Niekas to nepadarys. Tai reiškia, hebra išleidžia savo įstatymus tokius, kokie jiem patogus. Ar ne taip? Korupcija, korupcija, šaukia čia antikorupcijos komitetas, tai tu nueik vieną kartą į ligoninę ir praeik visus kabinetus, tai tu sužinosi, kas yra pinigų mašina. Aneina, nes sistema maitina save, viskas padaryta taip, kad kokį ten turgaus prekiauti, kur kojiniam prekiauja. Kodėl neturi ten tokio leidimo talono už 30 litų. Bet ten, kur tu gali bet kurią paros minutę nueit į ligoninės, tu iš karto praeik pro visus palatose gulinčius žmonės ir paklaus,
Reikėjo mokėti. Viskas. Šią minutę galiu nueiti. Visi tą žino. Mokesčiai žino, visi tą žino, bet sistema yra padaryta taip, kad to nereikia. Viešieji pirkimai. Reikia kažkokių tai technikos kažkokios, jo. Visi žino, kad yra jau iš anksto susitariama, iš kurios firmos pirks, kokia medicinė technika už $500,000. Nunešamas paketas popierinių pinigų, kad iš tos firmų, ta firma laimėtų konkursą, arba kažkokia statybos firma laimėtų konkursą, reikia statyti krepšio kokią nors areną, jo dabar čia Vajus ėję per visą Lietuvą, statė arenas. Tai kaip dabar, kuri įstaiga gauna laimi konkursą statyti areną, tai įsivaizduoji, koks jiems pelnas ta įstaiga. Tai va, nuneša ir laimi. Lygiai taip ir tik postus patekti. Yra dažnai žinoma, kas pateks. Tik tais oficialiai tas žaidimas padaromas, kad visi egzaminą praeina ir kažkas geriausiai išlaimi. Taigi visi žinom, nu ką čia dar slėpti, ar mums reikia slėpti. Kiek man žmonių yra pasakę, kad teisėjai perdat pinigus reikia per advokatą. Ir tu, nu taigi visi žino. Tai va, tai kaip tokie žmonės, jie gali, ką čia ir kalbėjau. Aš noriu tik pasakykim, kad jeigu mes savo makaulę vadovausimės, tai su tokiais įstatymais čia tvarkos nebus, 100 metų dar nebus. Yra sistema sukurta, kuri save pati palaiko. Ir viskas. Aš, pavyzdžiui, kalbėjau su vienu žmogum, kuris daug metų narkotikus vartojo Vilniuje. Jis man taip pasakė, kad jisai nepažinojo nei vieno policininko, kuris nežinotų platintojus narkotikų. Tie policininkai juos visus žino, jie tiesiog gauna savo dalį ir vaikšto toliau ramiai. Parneša už tai pinigų vakare daugiau šeimai. Ir viskas. Jaučiasi, kad labai gerai atlieka darbą. Na ir viskas. Sistema. Ir tu pabandyk pajudinti. Toj žiniasklaida. Strėlių per žiniasklaidą gausi. Toj skambučiai prasidės. Malonus vakariniai baisiais balsais. O Rusijai dar baisiau. Per Putino valdymą 22 žurnalistai kažkaip tai žuvo. Buvo nušauti ir ką. Paskutinė ką ta Neapolitanskaja, ne ar kaip jis, kur jau labai aršiai kritikavo. Lifte atėjo pikšt, pakšt, smegenys ant sienos ir viskas. Jie neliko kritikuoti. Tai vat matot, čia Jėzus daug atpirkinėja, čia žinokit. Tai vat, pirmas dalykas yra teisėsauga. Neveikia teisėsauga. Antras dalykas pats kovoji. Da? Kaip sako čia, fizinė, psichinė sveikata. Tu žinai, kur eini, tu žinai, kad gali nelaimėti, tu žinai, kad gali krūvą pinigų išleisti ir nieko neįrodyti. Čia yra tavo reikalas. Arba tu gali pasakyti, tai yra mano karma ir aš jam atleidžiu. Arba tu gali eiti ieškoti teisingumo ir taip tau bus į naudą. Galima melstis už tą žmogų. Aš, pavyzdžiui, Vrindavane, kai važiavau pirmą į Indiją, antrą kartą važiavau į Indiją, pirmą dieną man visus pinigus pavogė. Visus, prie altoriaus meldžiantis. Pačioj švenčiausiai vietai. Ja, aš galėjau, sakau, jums ten. tą kart pasimeldžiau. Ne jau aiškintis, tai ten teisėsaugos, ką ten pagaus, kaip berniukai laksto tarp besimeldžiančių krūvos, kur tu ten surasi, kuris ten, žodžiu. Tai va, kartais taip, kartais pats ieškai, yra labai gražiai, va dabar Lietuvoje vyksta, kiek aš žinau, Pūkos, per Pūko radiją, kitokia Lietuva, ne? Yra tokia laida, pasiklausykit. Pūkas duoda savo etį. Pats kviečiasi pažangius Lietuvos žmonės ir diskutuoja opiom problemom. Tiesiai šviesiai varo. Bet ne tik, kad diskutuoja, bet jie daro sandraugą, jie būrėsi kiekvienam mieste ir realiai kovoja už teisybę. Realiai. Tai yra tie, kuriem ne visai tas pats, kas čia vyksta, jie susibūrė į sandraugą, pavyzdžiui, Telšiuose, ir ten ateis koks medikas, ten ateis koks teisininkas, ateis koks pedagogas, ir jeigu kažkam teisės pažeidžiamas ar ką, tai jau eina kovoti ne vienas, bet jau ta grupė žmonių. Ir šansas išsikovoti kažką padidėja, ne? Tai vat man tas labai patiko jų principas, kad jie ne tik plepia, kad tas plepėjimas virto kalbėjimas darbais. Ir tai ne komercija, tai ne partija, tai yra sandrauga.
Aš ne tai, kad čia juos aš propaguoju ir ką, bet man tai patiko pats principas, aš klausiausi tų laidų ir tiesiog pagalvojau, jeigu tikrai žmonės kurtųsi nepriklausoma grupė, kurie kovotų vienas už kitą, padėtų. Jis galvoja, čia taip tyčiotasi? Tai yra demokratai, judėjimus toks nepartijų. Nu, čia, okei, gerai, jeigu jie taip pat gražiai veikia. Bet pats principas yra toks, kad jeigu žmonės būrėsi su tikslu atstovėti, reiškia, teisybę, tai yra geriau negu vienam eiti ten, šūkauti. Bet visa problema, kad žmonės nesivienija. Nes kol jiems subinė nedega, jie galvoja, čia gyvensim ramiai viskas. Jis nenori kitam padėti. Ne, nes jeigu tu ateisi tą grupę, gal tau ne problemos, gal kitam problemos, jis tas paprašys kažkokią bylą užvesti, jeigu tu teisininkai. Jėzus, čia nėra laiko, čia kitam. Na. Visą laiką palanku. Prieš kertant galvą pasakyti, atleisk jam, viešpaties nesuvokia, ką daro. Visą laiką palanku. Galima su malda tai padaryti. Visą laiką palanku melstis. Už bet ką. Bet vien tik maldom ne. Vedose parašyta. Valstybė yra valstybė. Čia vien tik maldų. Maldas daro dvasininkai. Bet yra sluoksnis teisėsaugos, kurie turi atlikti šitą juodą darbelį ir gauti gerą atlyginimą. Vėlgi kam, kad atpirkta būtų kaina. Tam žmogaus labui ir aplinkinių labui. Nu ką reiškia teisingumas? Teisingumas reiškia, kokį aš veiksmą padariau, toks pat lygiai grįžta. Ne mažiau ir ne daugiau. Jeigu grįžta mažesnis, kur teisingumas? Kiek davė Breivakui, kuris šaudė ten 90 žmonių Norvegijai? Kiek davė jam? Nu, protiškai staigiai neįgalus tapo, nu. 20, arba neįgalus, arba duos 10, žiūrėkit, kiek dabar duoda už žmogžudystę kalėjimą, kiek? 8 metus. Tai dabar jūs pasakykit, čia teisinga? Tu atėmė žmogui gyvę, motinai vaiką atėmė. A jis po 8 metų išeina ir viskas, į vėl rūko, į vėl vaikšto, sėdi bare. Nu tai kam reikalas? Reiškia neadekvatu, jo? Dabar žmonės linksi, sako, nu jo neadekvatu, bet keist kažką, neturiu jėgų einu žiūrėti panoramą. Viskas. Tai taip kiekvienas, taip ir galvoja. Taip, kad kaip galima pakeisti. Dabar klausimas, kaip keisti padėtį. Padėtį keisti labai paprasta yra. Keiti save, būrėsi grupę, ta grupė būrėsi su kitom grupėm ir gaunasi masė. Na ir viskas. Jeigu taip trumpai. Keitiesi pats, reiškia, pradedi taikyti visas darybės normas. Alkoholį iš šiukšlių dėžę, mėsas iš šiukšlių dėžę, taip tai yra sveikas gyvenimo būdas, teisingi santykiai, dvasingumas. Pradedi pats keistis. Ir tu nejausi, kaip prie tavęs pradės siųsti panašių žmonės. Jūs bursitės į grupę, ta grupė ras kitas grupės, kurios yra, o jų Lietuvoje, aš kai važiuoju per Lietuvą, yra visokių grupių. Jogai, reiškia energetikai, sveikuoliai, anastazijiečiai, visokių, kurie propaguoja tas vertybės. Ja, jos jungiasi, kuo daugiau, ir va ta grupė realiai masė žmonių, jinai galės kurti partiją, jinai atitinkamai kitaip vertins tuos, kurie balotiruojas į postus. Jie žiūrės jau per savo vertybės. Jau yra jėga, taip? Jėga. O kol mes nesusibūrę, yra šnipštas. Tai užtenka vienam žmogui pasikeisti ir tai jau kiek jisai daro. Aplinkiniai, giminė, šeima pradeda keistis. Ne? O ką kalbėti, jeigu 100 žmonių susibūrė? Tai būnė per blaivybę. Va, per vieną dalyką, per blaivybę. Tai įsivaizduokit, kokia jėga yra. 100 žmonių per blaivybę susijungia. Iš tų 100 kažkas padarys vieną dokumentinį filmą per metus, kažkas paskaitys 100 paskaitų per metus, kažkas tai, reiškia, paruoš vaikams programas mokyklose, kažkas tais pas studentus. 100 žmonių čia padarys labai daug. Per vieną vertybę, o jeigu per 10 vertybių jungiasi, pavyzdžiui, prieš alkoholį, prieš abortus, prieš rūkymą, prieš narkotikus, prieš korupciją, prieš
Nu, tai ką, ne jėga? Jėga? Tai baigsis kaip žurnalistai nušaus. Ne. Pas mus nėra tokios padėties kaip Rusai. Kitas dalykas, kai tu nelieti konkrečių asmenybių. Nu, nelieti konkrečių. Va, ten toks politikas, ten duoti. Tu tiesiog pačią nuodėmę lieti. Eini už gyvybę, eini už blaivybę. Ždanovo, vat, jisai Rusijoje, taigi ten aš neįsivaizduoju, baisi rakštis užpakaliu. Nu, gyvas vaikšti. Galų gale negalvokit, kad neapsaugo viršus tokių žmonių. Negalvokit, kad jų neapsaugo. Jie turi spec apsaugą tokie žmonės. Bet tai nereiškia, kad jie negali būti nušauti. Bet tie žmonės turi spec apsaugą. Jie turi didesnį apsaugą negu vartotojai, kurie grįžta į savo skylę ir prie televizoriaus užmiega. Ir aš esu pajautęs su vienu žmogum kažkaip tai, kai bendravau, jis važiuoja per pasaulį, skleidžia tam tikrus dalykus, kad aš tai kažką taip netidžiai padariau, jo atžvilgiu iškart pajutau baisų negerumą viduje. Kažką. Nu, aš ten jam pagelbėjau ir galėjau nuoširdžiau padaryti, bet padariau mažiau nuoširdžiau. Iškart pajutau, kad iš kažkur apsižvalgiau, kas čia vyksta. Pajutau, kiek jis yra apsaugoj, tas žmogus. Tai rimtas reikalas, negalvokit, kad čia tas, kuris skleidžia teisybę, iškart pastebi, nes jis siunčia signalą. Jų mintis girdimos yra. Tie viršui, tai jie mato viską. Kiekvienas asmeniškai yra stebimas, kiekvienam asmeniškai yra daroma programa kasdien tobulėjimo. Sudedamos situacijos, kad jis tą dieną susitiktų su tam tikrai žmonėm, jam tokie dalykai nutiktų. Kad jis išmoktų. Kiekvienam asmeniškai, netgi Rūpinių kaime. Visur. Kiekvienam, netgi paprastam alkoholikui, pamirštam, visų paliktam, jam yra programa. Visiems. Tai jeigu dar toks jam užtenka, kaip sako, mozgu jisai sugalvoja čia kokią skleis dorybę vieną, tai jūs patikėkit, koks įgalinimas eina, ypatingai šiais laikais. Netikit, pabandykit ir paliudysit. Aš 14 metų tą darau. Galiu paliudyti. Stebuklai vyksta. Nesupranti, kaip čia vyksta. Tiesiog darai, ką reikia daryti. Tu žinai, ką tai reikia daryti. O kas vyksta aplinkui, tu tai stebėsi, kas čia vyksta. Na, 5 klausimėlis. Nelauktas vaikas. Kiek žinau, toks žmogus ateina į gyvenimą su užduotimi mokyti artimuosius meilės. Ar nėra tokio žmogaus karma apsunkinta? Pačiam žmogui geriau nežinoti, kad buvai nelauktas. Klaustukas. Kaip gali pats savo aplinkiniai padėti tokiam žmogui? Ar įmanoma gimdytojams išpirkti savo kaltę tokio vaiko atžvilgiu? O, dar vienas geras klausimas. Tai pradėsim nuo pirmos dalis. Nelauktas vaikas. Taip, jis ateina mokyti artimuosius meilės. Nes, kaip sako, bet kokią blogą situaciją tu gali išversti į gerą. Bet tai nereiškia, kad nelaukti vaikai yra gėris. O lygiai taip pat kaip vėžį susilaukiai, ko tavęs vėžys išmoks? Kantrybės, nuolankumo, ryžto, nepasidavimo. Arba tu degraduosi, arba jeigu kovosi, tai tu kaip asmenybė labai sustiprėsi. Tai nelauktas vaikas, jis nėra gražus dalykas, bet jeigu jis atsitinka, taip jisai moko kažko. Tai bet kas moko, sugriuvo tau namą, išmoksi kažko, pavogė piniginį, išmoksi. Bet nereiškia, kad tai yra gerai. Bet taip jisai moko artimuosius meilės. Ar nėra tokio žmogaus karma apsunkinta? Taip yra apsunkinta. Nelaukto vaiko mažiau gauna meilės, taip? Nelauktas vaikas. Nelaukiamas, jisai su juo gali būti žiauriau elgiamasi fiziškai, psichologiškai. Taip jo karma yra apsunkinta. Taip. Reiškia, jisai savo tėvam, kurie jo nelaukė, irgi tą patį darė. Taip, teisingai. Pačiam žmogui geriau nežinot, kad buvai nelauktas. Nereikėtų sakyti žmogui, kad jis nebuvo lauktas. Dėl to, kad jeigu žmogus nesupranta karmos dėsnių, giliai nesuvokiam, geriau to dalyko nesakyti. Bhagavad Gita sako, geriau kai kurių dalykų nesakyti. Meluot negalima, bet netasakyti galima. Tam, kad neteršti, sumaišties protę nepadaryti.
Tiesiog nereikia. Kam sakyt? Nu? Tai nieko nepakeis, tai tik kerštą padidins. Kaip gali pats savo aplinkiniai padėti tokiam žmogui? Daugiau mylėti. Vienintelis vaistas. Daugiau meilės ir šilumos. Jokių aiškinimų. Jokių. Tiesiog kuo daugiau meilės. Nemokai taip ir pats sakyti. Ar įmanoma gimdytojams išpirkti savo kaltę tokio vaiko atžvilgiu? Įmanoma, bendraujant su atpirkėjai. Įmanoma. Ne tik Kristus yra atpirkėjas, yra daugiau atpirkėjų. Jeigu žmogus praktikuoja dvasinį gyvenimą, jis atpirks šitą nuodėmę. 100% atpirks. Bet jis turi rimtai praktikuoti. Rimtai ryšį palaikyti. Ir jis pajus, kada atpirks. Vieną dieną paims, pajus, kad viskas. Išėjo. Kiek buvo Marijai Kristaus motinai metų, kai ją priėmė į dangų? O, žinoma, čia yra sudėtinga. Iš tikrųjų, koks skirtumas? Bet nežinau, man irgi būtų įdomu sužinot, gal jeigu kas nors žino, atsakykit. Jeigu Kristai buvo... Mamai, kada Marija paliko? 55 panašiai. 16 negimdė, žinau. O kodėl ne? Anksčiau nebėra. Gimdė 15. Sakau, kad jaunai. Ai, žinau, 15. Gimdė 15. Bet tai, kad Kristus paėmė dangų, tai iš kažkaip nelaimės Marija paėmė. 15 metas laikas normaliai. Matot, rytuose mergaitės greičiau bręsta. Pažindžia, aš mačiau 15 metais, viskas gali gimdyti. Ai, ir 11. Jos greičiau bręsta ir jos visų pirma mažiau lepinamos. Pas mus tai yra šakės šiandien. A Indijoje tai ką, jau jos, pavyzdžiui, nuo 8 metų jau viskas rūpinasi mažais vaikais. Nešioja, valgytina, viską daro. Aš savo akį mačiau, buvau namuose, mačiau, kaip tai vyksta. Ten labai normaliai. Ten nėra, sėdi dabar prie Facebooko valandą, po to į diskoteką porai. Ne. Bajeriukų nėra. Tai kaip nustatėm komisiją? 15 plus 300. Visada kažkiek praeivė. Tai 50. Okei, Kristus išėjo 33. O už kiek laiką paėmė Marija? O tai ką reiškia paėmė iš visų su kūnu? Paėmė, taip, su kūnu paėmė. Ir dabar Izraelį yra ten ta, kaip statula, Golkarsti, taip yra ir pasakoma. Iš tos vietos paėmė Mariją į dangų. Klausykite, tokį kelis klausimus. Žiūrėkit, ir Jėzus taip pat, pamatė su viskūnį į dangą. Tai kodėl prireikia tada Dievo, kaip be pavadins, Jėzų nuleisti, kad gimtumsai pas motį. Kodėl nenuleidai iškart su materijai kažkur? Toks planas. Toks planas. Tai nebūtų paprasčiau, dabar jūs ne, žiūrėk, iš visats yra nuleidami statymai ir ar ir siekiami tobulos visuomenės iš visats? Nėra siekiama, ne? Tai ar nebūtų... Man atrodo, vienetai siekia tos tobulos. Bet jeigu viešai kažkas pasirodyti ir dabar reikėtų mokym kažkaip, ten Jėzus pasirodyti nelabai vis tikėjai. Sprantat, mes nematom grand plano. Tai būtų paprašiau parodyti visiems, dabar antiek žmonės sugėdė reikia parodyti. Aš suprantu, kad mes... Stebuklą, tokį ypatingą stebuklą reikia. Atoj atsiras profesorių krūva, kurie pasakys, čia buvo šviesos efektai. Bet jeigu visiems parodyti... Lazerių šou. Bet kur? Miestį. Čia atsakymas turėtų būti toks maždaug, jeigu sieksi dangaus planų pažinimo, pateksi į proto vergiją. Jo, ne mūsų buvo pasirodę, žiūrėkit, Marija buvo pasirodžiusi. Kaip ten, maslaptuką kitą kartą skaitėsi. Besąlyginis tikėjimas yra tobulybė ir nesiek to pažinimo, nes pateksi į proto vergiją. Žiūrėkit. Tikėjimo paslaptis. Taip, čia tikėjimo paslaptis vis. Lakit, su paslaptim čia pabaikim. Žiūrėkit, buvo, čia vos ne, kodėl man nepagėš tikėjimo paslaptim.
Žiūrėkit, jūs sakot, nepasirodytų, neduotų mokymo. Pažiūrėkit šitą Fatimos stebuklą. Matė 2000 žmonių. Apsireiškusią Mariją dangui. Kas iš to? Ne, jo, grįžo namo. Telšius reikėtų parodyti mažeikius visus. Jūs veido savo. Čia kaip Palanka, jo, kabelinė televizija. Kaip Palanka, bet praktiškai danguje dar kažkur. Nu tai aš jums sakau, pasirodė, Prancūzijoje, visi pamiršo. Nu sako, suprantat, būna. Pažiūrėkit, NLO rodosi. 1000, vis tiek atsiranda NASOje, sako, jūs baikit, hebra, vairus, ką čia nusišnekat. 1000 žmonių praneša, sako, jūs baikit vairus, nu ką jūs čia šviesos visokie, ten pašvaistės, tralelė. Čia, suprantat, ten koks laipsnis yra mulkinimo pasiektas. Tau jie akis pučia, jis žino, kad meluoja, įpučia. Yra baisus laipsnis pasiektas. Čia negalima net šnekėti su tai žmonėm. Nes tai yra laiko švaistimas. Dabar į tą jūsų atsakymą taip, labai reikalingas būtų toks ant balto žirgio, jau, kaip jau parašyta, ten apokalipsė Jonai, ne? Ateina čia, bet matot, yra planas. Ir mes nežinom, kas yra geriau šiuo metu. Mums atrodo, kad yra geriau va toks mesijas. O pažiūrėkit, ką padarė su Kristumi. Prikalė. O ką galvoja, čia neprikaltų? O ką žinom, kas čia atsitiktų? Dėl to jie geriau nustato, kaip keisti. Galbūt mums reikia tiek savo šūdos atsimaudyti, atsiprašom. O kodėl, tiek visi nusipelnės ant to? Nu tai dar mes daugiau nusipelnė, aš ką tik šnekėjau. Kaip Kristus, kaip žmogus, tu duoda prikalti, bet kas nors taip ypatingai pasirodyti, kurio negalėtų prikalti. Aš sutinku, bet... Aš čia ne prieš tikėjim, bet paprasčiau. Aš sutinku, bet jums atrodo, kad būtų paprasčiau. Čia žinai, kaip vaikui sako, nu tėve, nu duok man valgyti, nu kodėl man pačiam reikia gamintis? Nu būtų paprasčiau, laiko sutaupytume, nervų, visko. A tėvas nori, kad tu išmoktum pats gamintis valgyti ir pats taptum tokių, kur neprikals prie kryžiaus. Ne, neįmanoma, turi nužengti, aš tai nieko neveiksiu. Tegu nužengė, man duoda žaibą į galvą ir aš šventas tapsiu. Čia iš tos serijos. Aš tai nieko nedaveiksiu, bet ateis mesijas, uždės ranką į viskas, tobulėt nereikės. Ir pačiam kitų nereikės dirbti su kitais, va jis padarys darbą, aš toliau lanką žiūrėsiu. Kaip sako, tavo iš tavęs padarys kvadratą, sąmonė kvadratinė padarys. Jau rodo, ką padarys. Suprantat, va. Iškart rodo, kas bus su tavimi. Suprantat, aš galiu atsakyti, kodėl mums nesiunčia. Nenusipelnė mes. Nes tokių asmenybių reikia nusipelnyti. Vedose, jeigu viena šventa asmenybė šalia miesto apsigyvendavo, tai skaitydavosi pilna sėkmė miestui. Tai niekad netrūkdavo maisto, nieko. Vienas žmogus už visą miestą sukraudavo gerų dalykų. Vienas žmogus, kaip Rusijai buvo sausra, reiškia, meldėsi šitas vienas dabar starcas, jis dar gyvas. Ten kažkiek ilgai lietaus nebuvo. Rodo, laukuose meldžiasi. Į vidurį užeina lietus, supranti. Yra, aš neatsimenu jo vardą. Tai vat ką nori viešpats iš mūsų, koks grand plano dalelė aš galiu atskleisti, reiškia. Kiek aš suprantu, kad iš mūsų šitų bjaurių ančiukų kažkas tai, nors vienas, atsirastų su baltom plunksnom, išdygtų per savo darbą, per savo kasdienį darbą, iš to purvo išeitų. Ir kad mes, va tie, pradėtume patys dirbti, o nelauktume stebuklų. Patys dirbti, nes tai yra tinginystė, mes galim labai daug. Ne, geriau tegu eina į ten masės, atverčia. O aš toliau tinginiausiu ir dikėlius valgys susirkė. Ne. Reikia pačiam, o tai to viršus iš mūsų nori. Bet žmogui mažai suvokiančiam, kokį bus karma, nelabai svarbu. Yra proga daug suvokti. Tu šiandien vieną gyvenimą turi, o kitą ištiri, neatsimeni. Tai dėl tos karmos nelabai stengas dabar, dėl dabarties gyvenimo. Tai jeigu ta dabarties stengiasi žmogus, jis atsimins kitam gyvenimą praeitą. Jeigu žmogus dorybingai gyvena, jis negali pamiršti. Jeigu žmogus nuodėmingai gyvena, jis pamiršta praeitą. Bet gimstant ištrina viską. Niekas netrina. Nėra virusų kaip kompiuteryje. Perinstaliuojant Windows. Niekas neištrina. Dėl to, kad darėt griepus. Ir dar kokius. Jūs čia galvojat, tokioj skėlėje čia gimtumėt? Jūs gimtumėt šventų asmenybių šeimoje, jeigu būtumėt dvasiškas gyvenimas. O dabar, kadangi darėt griepus, tai va įgimėt. Gavot kūną tam tikrą. Asmeniškai aš arčiais. Koks
skirtumas, ar jūs čia, ar aš, ar kiti. Visi mes čia sėdėm, nu, kaip šulinys. Pažiūrėkit, kokioje santvarkoje gimėm. Kiek mes jau vien taip paimti, reiškia, kur mes gyvename, pažiūrėkit aplinkui. Vagia, plėšia, meluoja, tai ką mes čia nusipelnė, tai iškart rodo, ką mes darėm, jeigu mes gimėm tokioje sociume. Tai vat mums ir sako, patys skirkit ir patys keiskit. Mes jau daugiau rankučių nebeduosim, nes jau pakankamai esam suaugę. A ta ranka tiešia, aišku, bet kada, čia nužemtų kokią 10 būtybių dangiškų, kurių čia su automatais nieks net nusušaudytų, pašnekėtų kažką, sakytų, vau, kaip fainai žmonės, paplėpėtų metus, po metų vėl savo purvę guli ir geria vodką. Arba žmonės pasitaisytų ir tiem iš viršaus nebebūtų įdomu, žiūrėt, būtų tobulų. O kad pasiektų tobulėt visas. Jiems čia neįdomu, neįdomu, jie tik užuojauta jaučia. Ir jiem atrodo, kaip tėvam kartais atrodo, kad vaikas tobulės greičiau, kai pats eis, pats klys, pats kenties ir pats kelsis. Jiem va taip gal atrodo, suprantat? Ir jie duoda va mums va čia, įsivaizduokit, va, savo pajėgom čia kažkur vakare diskutuoti, šnekėti, ne, taip savom jėgom kilti, eiti. Kažkas, pavyzdžiui, liko prie televizoriaus šiandien vakare, kažkas neliko, atėjo pakalbės. Suprantat? Natūraliai atranka. O ne tai, kad visus ateikit čia, palaiminsim, šventi tapsit, čia paukšt. Taip, kartais nužengia tokios asmenybės, yra istorijai nužengusios. Eina į visus laimina, į visi gauna iš karto. Šventumą iš karto. Tik pažiūri ir vedas aprašyta tokių asmenybių. Bet tai nedažnai, tai kaip sako, malonė, čia akcija. Kaip Maksimai, ne, kas patenka tas. O mes nepatekom į tą laikotarpį, reikia patiems pahalinti, kaina didesnė mokės. Tai va, tai yra dar įdomiau, žinokit, dar įdomiau. Ir gaunama daugiau malonės ir sustiprėjimas žymiai stipriau. O kai už tave tėvai daro, nu tai ką, lepūnai išauga ir tik papuolė kokias sunkesnės sąlygas, plepštai viskas. Dėl to yra puikiai proga sustiprėti. Puikiai proga. Toliau, ar egzistuoja angelas sargas, ar melstis jam? Taip egzistuoja, taip melstis. O daugiau norit, ką tai? Iš kur jie? Iš kur jie yra, reiškia, jeigu pagal kosmologiją, kosmologija yra 14 visatoje lygių. Mūsų lygmuo yra numeris 7. Mes gyvenam 7 aukšte. Jisai vadinasi Hurloka. Tai yra planetos, tam tikram lygiui išsidėsčios planetos visatai, su tam tikru sąmoningumo lygiu. 8 lygyje yra Huvarloka. Tai va toj planetariniai sistemai gyvena angelai. Jie, skaitosi, yra dar aukštesnių hierarchijų būtybių pagalbininkai ir jie tiesiogiai kontaktuoja su žmonėm, juos labai lengva išsikviesti. Jie pamastat apie juos ir jie atsiranda. Ir be abejo, kiekvienas žmogus turi net ne vieną, o gali daugiau turėti asmenybių, kurios jį saugoja. Bet nesupraskit sentimentaliai tos apsaugos. Kartais jos saugoja taip, kad gautumėt onkologinę lygą ar dar kažką. Jos nesentimentalios, jos žino, kas tau yra geriausia. O ne tai, kad darysiu bet ką, į mane visur saugos. O čia vėl tas durnas egoizmas. Kaip Jėzus atpirko viską, darysiu bet ką, arba angelas sargas, važiuosiu išgėręs, vis tiek angelas sargas saugo mane, triubysiu vodką, auglį ten išnaikinsiu, ištirpdysiu ir Ne. Angelas sargas saugo tas, kuris su juo komunikuoja, o tas, kuris komunikuoja, yra religingas žmogus dažniausiai. O tas, kur nekomunikuoja, nu tai jį mažiau saugo. Bet taip yra tos būtybės ir jeigu jūs atjungsit logiką, kuris sako, kad čia yra visiškai išgalvotas reikalas, tai jūs pajausit. Net ir šiandien vakare grįžę galite užsidegti žvakę ir pamedituoti, tai pajausit. Aš jau nuo 13 metų tą praktikavau ir jausdavau, kad į kambarį ateina ne viena būtybė, realiai jausdavau. Ne tai, kad ten vaikiškai man ten pripasako, kad angelai yra, bet tikrai jausdavau. Ja.
Ir iki šiol juntu, ir kartais matau, jos yra švytinčios, labai gražiai šviečia, kaip ugniniai, reiškia, švytintis pavidalai. Yra vyrai, yra moteris. Ir jeigu jūs geriau susikoncentruosit, jūs jas pajausit. Kas? Angelai belyčiai. Ne, angelai turi gėlytis. Bet tai gali piktos būtybės ir tai. Bet tai gali būti. Jie turi šeimas. Nu tai kas daro tas skulptūrėlės? Nu, irgi nuo televizoriaus nulipo, reikia pinigų, ten palipdė, įpardavė. Nu, nei jis ten žino, nei jis ten matė. Nu, pažiūrėkit, kas ten. Belyčiai, kurie angeliukai, tai visi belyčiai. Nu tai o kas ten juos lipdė? Ne, vis berniukai. Kas? Berniukai. Nu, berniukai. Nu, berniuką melskit. Nu, angeliukam vyriškai lyčiai. Moterim labiau tiks priešingai lyčiai. Vyram labiau. Artimieji myli, artimieji žmonės negali būti angelais sargais. Ne? Nu, matot, kad gaut angelo kūną reikia labai darbingai gyventi. Tai atsakiau į klausimą. Kaip krikštyje ten? Nu, išpratėjote, ne? Neverkit. Na, tai kaip aborigenai mąsto, kad ten jų sargai tai visokios meškos, visokie tigrai, protėviai. Taip, pas mus dažniausiai reinkarnuojasi į gyvūnus. Net pas juos taip ir yra, kad jie reinkarnuojasi į gyvūnus ir kažkokiu tai būdu saugo to savo artimuosius, bet kad gauti angelo kūną, čia yra kūnas, tai yra kombinezonas, kaip žmogaus, taip ir angelo. Reikia angeliškai gyventi. O ką reiškia angeliškai gyventi? Visų pirma, padėti artimui, tarnauti, visą gyvenimą tarnauti. Tada gausi angelo kūną. Nes jie ką daro gimė? Jie tarnauja, jie semėsi džiaugsmo iš pagalbos davimo. Tai kai tu pasieki tokį lygą, kad gali, ar tu gauni pinigus, ar negauni, teikti, o tarnauti. Tarnauti ir jausti iš to džiaugsmą, tai va tu pasieki angelo lygį. Pavyzdžiui, Teresė, jo. Va tarnavo ir džiaugsmą, tai va minimum angelo lygis. Tai jie pakliusė tą 8 jau planetų lygį, ne? Tai čia yra 8 planeta. Viršių yra dar aukštesnė. Pažiūrėk, kas? Kas? Kas ten aukščiau? 8 yra, reiškia, tokios būtybės, vadinasi, angelai, tai vedasi nėra tokio žodžio, yra daugiau pavadinimai gandarvai, vidyadharai, kinarai, čaranai, nu tam tikros kategorijos. Vieni yra dangiški muzikantai. Tai va tos, kur ten su arfom grojančius, tai dažniausiai, va tai man, gandarvai, o sanskrite tai yra gandarvai. Tai nereiškia, kad jie atrodo taip, kaip ten lipdo juos. Ne, yra kitokia forma, žymiai gražesnė. Ir jie yra puikiai groja. Jie labai gražiai groja, labai gražiai šoka. Yra, pavyzdžiui, dangiški mistikai, tai yra vidyadharai, kurie turi mistinės galės labai stiprias. Gali ten gydyti ir taip toliau, matyti per atstumus, keliauti per atstumus. Yra kinarai, čarnai ir taip toliau. Tai jie skaitos yra aukštesnius hierarchijos pagalbininkai. Dar aukščiau 9 lygyje yra pusdieviai, tai yra stichijų valdovai. Ugnies stichijos, vėjo stichijos, vandens stichijos. O ką jūs galvote, tos stichijos čia automatiškai veikia? Va taip va. Juda saulė ir viskas ten, kažkas ten pastumė ir juda milijonus metų. Tai ten asmenybės juk yra ir Mėnulis turi asmenybę. Mokslininkai išsiekė, pagonis tą žinojo ir jie gyveno harmoningai. Taip su gamta. Po to jų eina dar aukščiau, virš tų gamtos stichijų yra dangiški pusdieviai, tie išminčiai, tai skaitos iš tų sluoksnių jau ateina tokio lygio, kaip Jėzus Kristus mokytojai, o iš to sluoksnių, iš 10 sluoksnių. Yra ten po to 11, 12, 13, 14. Čia, kad nenučioštų stogas, daug apie tos lygius nešnekėsim. Bet kada nors galėsim pašnekėti apie tos, jeigu norėsim. Tai tie gandarvai čia vandens elementai yra kažkokie vandens? Ne, gandarvai yra virš žemės. Koks ten elementas domino, aš nežinau, bet jų kūnai nėra tokie kaip mūsų, jie yra subtilus. Jie gali keisti formas,
jie gali minties greičiu keliauti. Nes buvarlokai yra vandens elementas. Ko taip? Buvarlokai yra vandens elementas. Jo. Ten yra kūnai, man atrodo, iš... Neatsimenu. Bet žodžiu, subtilesni. Jie švytintys tie kūnai. Jiem nėra problemų, jie neprakaituoja, jie nesmirda, jie neserga, jų pas juos plaukų žilų nėra, pas juos oda nesiraukšlė ir taip toliau. Tai su to grubiu vandeniu jie neturi nieko bendra, jie kažkoks subtilus kūnas. Subtilus kūnas yra tam tikras. Geriau pamatyti jį tą kūną. Koks skirtumas, kaip mes apibūdinsim žodžiais. Tai va, tai jie yra. Tai ne tik jie saugo, yra dar aukštesnė hierarchija mūsų saugo. Jūs tiesiog kontaktuokit. O jeigu norit, kad visą hierarchiją saugotų, tai reikia tik su vienu kontaktu. Su Dievo asmeniu. Tai kai Kristus atėjo ir sako, ką jūs lenkėtės tiem atpūstėm, tai hierarchijai. Ir tam, ypatingai jis barė tie, kurie lenkdavosi ragą, buvo dvasiam visokiam, ne? Jis sako, lenkitės vienam Dievui tėvui. Į visą hierarchiją jums bus palanki, taip ir Vedas rašo. Garbinkit vieną Dievo asmenį ir visi bus palankus, nes jie yra jo tarnai. Jie jam paklūsta. O sakykit, jeigu krikšto metu tenai ar pirmos komunijos suteikiama žmogui šventojo vardas, ar galim laikyti tą šventąjį angelų sargą? Jeigu jūs supraskit, sargas jums gali tapti bet kas. Kaip tas sargas? Jums tiesiog reikia numerį surinkti ir viskas. Telefoną, paskambinti. Supraskit, kad tos būtybės jums nėra, kad oi pavargau, oi dabar laiko neturiu, arba depresija pavasarinė man ateina. Ne. Jeigu tu kreipiesi tą būtybę, jin duoda energiją iš karto. Užtat jos ir skiriasi nuo mūsų. Mes tai juk čia, Jėzau Marija, oi dabar negaliu, oi dabar pilvas skauda, oi dabar dantį trauksim, oi dabar tualetė aš esu, oi dabar ten darbe netrukdyk, oi dabar netoj nuotaiko, tai pas mus čia fifos visi esame. O jie ne, jie yra, tokį turi skaistą viduje energiją, kad kiek kreipiasi jie duoda. Kaip žinai, būdavo gira, atveždavo girą, kad Sofija vyriai po karą. Tai va, surinksit ten kokį arhangelą Michailą, Michailas gerai. Surinksit kokį Gabrielius su ko. Tai gal jis numeris turi? Tai vardas ir yra numeris, suprantat? Vardas yra numeris. Jeigu jūs medituojat, jums užtenka vardą pasakyti ir jūs iškart kontaktuojat. Iškart. Jūs galite jo nebūt matę, jūs pajausit. Bet yra dar galingesnės būtybės negu arhangelai, Michailai, visokie ir Gabrieliai. Yra jų vardai. Yra jų vardai. Pavyzdžiui, Brahma. Skaitosi aukščiausia pati būtybė visato. Architektas yra Brahma vardas. Indra, Surya. Surya yra saulės dievybė. Chandra yra mėnulio dievybė. Ten dar didesnė galia eina. O pati didžiausia galia eina iš ko? Iš Alacho, Jehovos, Budos ir Krišnos. Čia yra skirtingi vardai to pačio Dievo asmens. Kristus nėra aukščiausias Dievo asmens, yra mokytas, sako, Dievas tėvas. Kartokit kokį nori jo vardą, jūs gausit visas malonės. Kaip pasireikš? Pusdieviai, tai yra planetos, pradės jūs palankiai veikti. Palankiai veikti. Palankios energijos iš kosmoso ateis. Sėkmės energijos, sveikatos energijos ir taip toliau. Nereikės jokių angelų sargų. Jie gali būti, bet yra galingesnės būtybės. Dar. Toliau. Esi vegetaras, lauki vaiko, jeigu taip tiksliai skaitau. Žinokit, rašykit spausdintiniam raidėm, labai sunku skaityti, ne daktaras esu. Tas, kas parašė šitą klausimą, perrašykit spausdintiniam raidėm gerai, nes neperskaitau paprasčiausiai. Arba daktarų gal yra. Perskaitau. Arba kas gali perskaityti. Neskaitau. Kam nors paduosi? Esi vegetaras, lauki vaiko, meldiesi, medituoji, myli jį nuo pirmų sekundžių, sudalyvauji 10 dienų tylos meditacijoje, rezultatas persileidimas. Ar gilintis į tai, kas įvyko, ar paleisti ir tiek? Paleisti ir tiek. Nes persileidimas reiškia tas vaikas, kuris atėjo išės, jo karma baigėsi ties tavim. Tu prasme, kartais siela ateina išės pabūti tik tam tikram laikui, kad tam tikrą to veiksmus už savo veiksmus paimti.
ir po to jinai vėl reinkarnuojasi kitur. Čia yra normalus dalykas, nereikia pergyventi dėl to, kad arba, pavyzdžiui, būna vaikas gimsta, metus pagyvena, miršta, taip? Arba 2 metus, arba 10 metų. Supraskit, vėlgi yra teisingumas, yra matuojama. Pas tą motiną tu pabūsi tiek ir tiek laiko. Ir būdamas tiek ir tiek laiko suteiksi jai tam tikrą kiekį džiaugsmo. Pavyzdžiui, kol jinai laukėsi, jinai išgyvena džiaugsmą, taip? Ir suteiksi tam tikrą kiekį skausmo, kai persileidavo depresija. Tai reiškia, jos skola buvo ta asmenybei tam tikra ir tos asmenybės skola buvo jai tam tikra. Vienas kitam atidavė skolas, eina toliau. Ką padaro moteris? Moteris aplamai yra labai egoistiška būtybė. Ir jinai iš karto pasisavina tą vaiką. Iš karto. Čia yra jos per amžius. Ir kai jos atema, jinai nesupranta, kad čia yra ne jos, čia yra pas ją buvo stotelė, kurią išlipo, pabuvo, išėjo. Laikinai. Arba, pavyzdžiui, mama turi 10 metų vaiką. Jinai keiks visus, kaip po tų 10 metų praras, bet jinai niekad nepatikos, kad jinai netgi 10 metų turėjo galimybę turėti vaiką. O mes tą temą Klaipėdoj šnekėjome. Tokia yra skaudi tema, bet jeigu jūs pažiūrėsit, yra neteisinga savintis. Nes ta siela iš kažkelių milijardų motinų pasirinko šį kartą tave, gavo tave. Po to jis kita motina, vėl kita ir tu nebūsi nei pirma, nei paskutinė, nei vienintelė. O čia tas marazmas, kur galvoji, mano, grinai egoizmas, bet toks stiprus. Ir motinai reikia išmokti šito dalyko, kad tą egoizmą valyti. O tu plėšia taip, kad jau ten iki depresijų gilių, iki išprotėjimo nueina. Čia yra gamta. Gamta yra kaip laikrodis, jinai veikia. Vat mašinai atėjo tam tikras kilometražas. Jį pradėjo ten birėti tą visą, ne? Tu ten gali būti prisirišęs prie savo mašinos, kiek tik nori, bet tau reikės taisyti viskas. 300 000 pravažiavai, lauk naujienų. Jo? Taip ir čia atėjo, jeigu buvo suskaičiuota tą asmenybę, tau suteikti kažkaip džiaugsmo būnant, jai praeiti gimimo kažkokias buvimo nes būti iššiose yra baisi kančia. Ir jeigu ta asmenybė buvo iššiose, jinai atpirkinėjo tam tikrą karmą. Suprantate, čia yra sudėtingiau, o ne tai, kad aš susilaukiau ir viso gero, viskas kaip fainai, jau čia visi kalba, jau perka kojinaitės, visokius, reiškia, drabužėlius, jau medituoja, jau viskas bus. Dar neaišku, kas bus. Gal tavo karma neleis iš pirmo karto susilaukti. O gal pirmą kartą susilauks, antrą kartą persileisi, trečią kartą susilauks. Bet tu turėsi patirti tiek kančių, kiek tu nusipelnęs. Ir viskas. Niekas ten nežiūri, kad tu bliausi, nes tu kažkada pravalydinai kažką. Tai va, matot, koks teisingumas. Iki, kaip sako, iki milimetrų. Bet jeigu žmogus dvasinę praktiką užsiema, jam gali mažinti šitas kančias. Jis valo. Ir jeigu jam buvo lemta persileisti, jie gali gimti. Atsiprantat, momentas. Ir paleist, reiškia suvokti, tai yra gamtos dėsnis. Ir visom, kas čia ruošiasi susilaukti, labai rekomenduoju, kai jau pastojat, nepradėkit tapatintis, kad čia mano. Aišku, vis tiek susitapatinsim, bet neužakcentuokit. Nes kiek jūs labiau tapatinsitės, tuo labiau kančių bus daugiau. Nes kuo tu labiau prisiriši, tuo po to labiau kenti. Tas pats su artimaisiais. Mano mama, mano tėvas. Mirė 50 metų, nesulaukė, bet tu 50 metų turėjai. Turėjai 50 metų tėvą arba motiną. Kažkas neturėjo nieko, net metų neturėjo. Nueikit, pažiūrėkit, kokie čia vaikų namai. Koks bunkeris stovi. Kiek aukštų ten? 4 aukštų, ne? Ten. Pažiūrėkit, jie viskas, jie niekada nebepamatys. Tai va tas egoizmas taip veikia, suprantate, ten kokį 80 metį tėvą palaidai, dar žliumbę, kad suprantate, jau taip greit išėjo. O tas žmogus jau kankinos, jis ten mintyse prašė, kuo greičiau tą bulvių maišą palikti, tą kūną. Neįmanoma, viskas byra, viskas lūžta, visi turi strikinėti, šokinėti aplink jį, jis mato jį. O mes verkiam dėl savo egoizmo, ne dėl jo, kad... Tai va atsargiai su šitą. Visiems ir skirti kažkiek, ne visiems. Ir tam vaikui kažkaip bus. Be abejo, bet ne tai, kad kažkiek, bet super tiksliai. O tada, sakykit, gydyms ar nėra kišimos? Ne. O kodėl, jeigu žmogus skirti jau numėti, pažiūrėk, gydat visą nežinau. O gal jam skirta yra pasveikti?
Nu tai klausykit, jeigu man skirta yra pinigų, tai gal man iš visko čia va mėgoti, tai man virės maišai. Va pro va čia nuleisti į tą židinį, aš atsidarau kiekvieną rytą, pasiemu kupiūrų ir einu į parduotuvę pieną pilti. Po to kitą rytą vėl man čia nukrenta. Tai supraskit, karma ateina, kai tu veiki. Ir nereikia taip galvoti, kad čia jeigu viskas nulemta, tai gal nuklausyk. Kai buvo ta istorija, skendo žmogelis, ne, Dieve gelbėk, atplaukė laivas, pamatė, išmetė ratą. Sako, liep, sako, man nereikia, man Dievas turi ateiti. Tiesiai, va, ranką, duot, pirštą ateiti. Jis nesuprato, kad, tai vat, mes turim, kitaip sakant, yra ta sena lietuvių patarlė, Dievas padeda tam, kas savo padeda, jo. Tai kaip atpažinsi, kad karma lemia? Kai darai minimum pastangų ir tau ateina lengvai, čia yra pagal karmą. Pavyzdžiui, man yra, žiūrėkit, ką reiškia palikimas. Tu nori, nenori, tau įgrūs namą į kišenę. Ir viskas. O čia pagal karmą. Tau reikia darbo. Pažiūri, pasistengi kažkiek tai. Kiek gali pasistengi, tai gauni. O jeigu neduotas, tu gali būti profesorius, tu gali būti daug aukštosius baigęs. Vo. Arba būna, ten operaciją daro, ten kokie nekvalifikuoti, puikiai padaro. A kiti ten modernės technologijos, viskas šnipštas. Tai vat yra gražios citatos apie karmą, sako, jeigu nebus lemta, tave 100 strėlių gali pervirti, tu nemirsi, jeigu bus nelemta. Įdomu, palyginti. 100 strėlių tave gali pervirti. Ir aš, pavyzdžiui, gulėjęs ligoninėje su vienu žmogu, kurį 18 kartų suvarė peilį. 18 kartų suvarė. Sakau, koks jausmas? Ai, sako, žinok, nekoks. Va, taip, 18 kartų. Visur. Ten milimetras kažkur į širdį, ar kur viskas. Bet jis suviausia kaip agurkėlis. Nu, po poros mėnesių ten guli, bajarukus mėto. Ir dabar tu paaiškink. Vat rodė čia Delfi ir kur ten šoko viena mergiotė su tuo lynu. Nu, sumanė biškį ten, pirli, pasidžiugautis. Jis nutrūko lynas, supranti, įkrito į upę pilną krokodilo. Čia rašė, nu. Ten firma kažkokia ten suorganizavo, žinai, atostogos superinės. Ir rodo nufilmuota. Ai, pliūš. Ir į tokią plačią upę, žinai. Pats visas kaifas, kad tu prie upės nukrisi, kurie daug krokodilų, bet neįkrisi. Bet jinai įkrito. Ir po to sako, stebuklų likau gyvai, ten porą apsibrasinimų. Taigi galėjo hamt, koks šalia. Ant pietučių plaukti. Nu. Ir galvutę nuimti, bent jau galvutės. Nu, po to koja, sakant, ir... A čia supranti, spėjo ir gelbėtojai. Ir taip visi, ai, bet to, ta žmonių reakcija, tai irgi tie žmonės, žinai, jiems pramogos. Jiems kitas, kai rizikuoja savo gyvybę, yra pramoga. Savo žmonės, tai yra, kaip sako, tai va čia yra karma. Pažiūrėkit lenktynininkai, įinkit į YouTube, pažiūrėkit ten tos 100 atvejų, kur jau ten išliko gyvi. Nu, tai neįmanoma, nu. Ir, pavyzdžiui, atvejai, kai krenta iš lėktuvė ir šiena kupė, tai krenta. Ir atsistoja, nueina. Surenka telefoną, labą dieną, nelaimė atsikrito. Tai tu įkris, koks šansas įkristi šieno kupę. Skrendant iš kokios Austrijos iš vieno šią telšiuos, sakminos, nudripti. Nu, tai dabar sakysite, atsitiktinama, čia, čia marškinėliai, čia gyvėsi marškinėliai, žinai. Nu, bet tai yra suplanuota, nu. Bet jam buvo pagal karmą skirta patirti tam tikrą kiekį stresą. Jis kol krito, karmą atidirbo, po to buvo suplanuota, kad jis dar turės vaikučių susilaukti. Ir viskas. Jis eina ir sukuria šeimą ir pamiršta, jis ten krito tą kupę. Tai va, matot, karmos nepabėgsim. Ir čia, kaip sako, reikia pastangas dėti. Bet nedidelis, taip. Ne. Reikia dėti tiek, kiek išeina dėti. Bet kada jau tu jauti, kad į sieną daužais, tai rodo, kad karma neduoda.
Ir tiesiog reikia ramiai, kaip sako, ramiai, tiesiog pat kontroliam ir daugiau maldelės, daugiau melstis. Ir neprašyti ten tų dalykų. Prašykim meilės, prašykim atsirišimo, prašykim išvalyti tos egoistinius norus, nes jie yra problema. Mūsų norai, mes norim visą laiką. O kas dabar trūkdo? Užsidėkit arbykį, važiuokit per Lietuvą skleisti žinias. A, ne. Yra norai. Ne, aš noriu to. Nu, tai va tas noras ir tampa visus. Vienas nori ten vestis, kitą ištekėti, kitą ten 2, ne 1 vaiko, kitas 5, ne 3 ir taip toliau. Tai geriau šitos dalykus mums išpildys, jeigu reikės. Kas reikės ateis. Neprašykim tų pinigų, mašinų, žmonų, vyrų. Ateisė, jeigu reikia. Prašykim, kad apvalytų tą egoizmą. O tada bus laisvė gyventi. A taip visą laiką norėsit. Gausit vieną vyrą, norėsit geresnio vyro. Gausim žmoną, norėsit geresnės žmonos. Valgysim vienokį maistą, norėsit visai skaniau valgyti. Turėsim 2000 pajamų, per mėnesį norėsis 3. Gausim 3, norėsis 10. Čia nebus galo, troškimai niekados nesibaigs. O jeigu matai, kad jau tikrai labai nori, tada melskis taip. Viešpatie, jeigu tu manai, kad man nepatrukdys dvasiniam tobulėjimui šito troškimo pildymas, išpildyk. Jeigu sutrukdys, jeigu aš per jį degraduosiu, nepildyk. Tai va yra nuoširdimo. Kitu atveju rizikuoji, tau gali išpildyti, bet problemų gali būti. Žinot, kaip žiūrėjau visai nesenai filmą apie Khodorkovskį. Turtingiausias Rusijos žmogus buvo. Jukos, vienas iš savininkų. Jis kaip parašė. Žinot, ne? Žinau. Pasodintas į kalėjimą. Kaip sako, tai jis ką pasakė? Aš valdžiau begalinius turtus, bet ir turtai mane valdė. Va čia jo yra mantra, frazė. Tai yra verta pasimokyti. Nereikia. Sako, aš negalėjau būti toks, koks esu. Aš negalėjau šnekėti to, ko norėjau. Aš negalėjau rengtis taip, kaip norėjau. Dėl to, kad tai grėsė interesams, aktyvų praradimų, apsaugojimų. Ne? Mane valdė kiekvienam žingsnį. O jisai galėjo valgyti tiek, kiek mes valgom. Negalėjo nusipirkti už didelis turtus 2 didesnio skrandžio ir tenkintis 2 didesnių kiekių maisto. Jis važinėjo su tą pačią mašiną, kaip ir mes, tik geresnėm, bet irgi važinėjo, neskraidė su skraidančiam lėkštėm. Jis galėjo lytiškai tenkintis tiek, kiek žmogui galima duoti, apriboti labai. Vis tiek tu nenupirksi, nu. Tai sako, žinai, sėdėdamas kalėjime tokia realizacija, sako, žinai, tam tikrą prasme man čia netgi lengviau, negu būnant laisvė. Aš nevaržomas. Tai vat negalvokim, kad prašydami tų turtų ten, kad mes gausim laisvę. Ne, kuo daugiau turto, to daugiau įtampos, nes jais reikia valdyti. Aplinkui juk slankė katės. Visiems reikia palaižyti tavo dolerį. Priminko prie liežuvio. Oi. Netyčia. Jų duos kiek reikės. Tikrai badu nemirsit. Jeigu dvasiškai praktikuosit, nemirsit badu. Tikrai. Čia yra garantuotai. Bet kai tu priprašai, nu gerai, tu turi 2 namus. Nu ką, iškart nuomininką ieškok jo. Ateina nuomininką, iškart tu jį sek. Kad jisai, supranti, nenudraskytų ten tų tapetų iš nervų, kad jisai nepaliktų butilkų, neaplėtų ten tavo visokių fotelių ir sofų. Iš karto prasideda, supranti, ištenka išnuomot butą. Nu, aš geresnį nusipirki. Iš karto prasideda kasko draudimas, tralialia. Gražesnis drabužis užsidedi. Iš karto baimė pastebės tam tikros akis, kurios atskiria osakis, turtingas žmogus, pasiekam, kur gyvena. Iš karto problemos. Taip? Taip. Taigi ne šventųjų, visuomeniai gyvena. Dėl to prašykim, geriau prašykim apsivalyti nuo egoizmo, dings baimės, kad ramybė ateitų, kad pasitenkinimas tom, ką turiu ateitų. Pasitenkinimas ateitų. Oi, blogas mano vyras. Oi, bloga mano žmona. Oi, bloga mano dukra. Oi, blogas mano vis tiek kažkas užklius. O iš tikrųjų, va čia blogai yra. Oi, galų galiau politikai tada blogai būna. Arba ne politikai, tai žvaigždės nesėkmingos. A jeigu ne žvaigždės, tai Dievas visiškai herojus čia reikalas. Jau tą Dievo paskutinį instanciją. Vis tiek kažkam nužaibuos. Na ir paskutinis mūsų klausimas. Nebent dar bus Satės tai baba, demonas ar mokytojas.
labai daug kalbų internete ir ne tik. O, jau turbūt trečią kartą pasaibavau, neišduodant. Numatot. Aš apie saibabą labai daug nežinau, bet žinau tam tikrus faktus, kad saibaba darė daug gerų darbų. Ir nei vienas žmogus nėra nei demonas, nei angelas, taip? Mes visi turim tam tikrų pusių savyje. Ir saibaba darė labai daug gerų darbų. Labai daug labdaros, labai daug mokyklų statymas, vandens tiesimas, ten Indijos, atokias vietas, kur ten, daug labdaringų projektų. Bet yra viena problemėlė. Jis save leido vadinti Dievu. Ir save vadino Dievu. Tai va čia yra visa problema, čia yra jau demonizmas. O čia yra demoniška būsena. Vienas dalykas, kai tu, kaip pasakyti, darai gerą žmonėm, tarnauji Dievui, tarnauji žmonėm kaip Dievo dalelėm, viskas gerai. Čia yra dieviška, čia yra mokytojiška. Ja? Kitas dalykas, kai tu tai panaudoji tam, kad į save dėmesį sukoncentruoti ir kad būtum garbinamas kaip Dievas. O čia yra demonizmas. Dėl to aš nenoriu nei taip atsakyti. Visumoje tai yra demoniška. Taip, kaip elgtis, kaip jisai. Bet yra elementų, kurie buvo dieviški. Bet jie buvo ne tam panaudoti. Čia tas pats kaip šventumą naudoti savo rinkimams. Taigi pas mus vyksta mikro tokie dalykai, mikro situacijos. Ateina rinkimai, o dabar bus pavasarė, ne? Pažiūrėkit, jis pradės šventaisiais tam. Atsiras ikonos ant kiekvieno stulpo ir mašinai, išsispausdins savo tuos feisus, veidus išsispausdins gražiose šviesose, kad jau taip daugiau mažiau taip su Photoshop paryškins veidas, kad šviesesni būtų. Ir viskas, užmes šūkius, grinai religija prasidės ir pradės daryti gerus darbus. Važiuos per žmonės, spaus rankutę, o tik tada, kai reikia jūs išrinkti, supranti. Tai tas pats ir čianais, darau gerus darbus, bet aš Dievas. Ir aš kai paskaičiau literatūrą dar senai, jis aišku turi mistinių galių, jis turi masinę hipnozę, jis gali hipnotizuoti žmonės, nes tiek milijonų garbino. Bet aš kai paskaičiau tokių frazių, kad aš vandenynas, o jūs bangelės manyje, kai tokių pavarė, O ta prasme, ten jo apmąstymų knygos, kur kasdienius apmąstymus žmonės skaito, tai irgi gal nerekomenduotina. Aš iš vis nerekomenduočiau su juo jokio sąlyčio. Jokio sąlyčio. Absoliučiai. Nes ten nėra švari energija. Nėra. Ten kažkas ne to, nes aš esu savo laiku irgi nusipirkęs buvau nuotrauką, dar savo ieškojimuose gal buvo 14-15 metų. Labai traukia, labai lipdo, labai priklausomybė atsiranda greit. Turi mistinių galių, nes yra viena iš galių vedose aprašyta paveikti masiškai žmonių psichiką. Yra tokia galia. Tai yra visi, kurie su ten kontaktuoja, yra paveikiami. Kažkokiu tai būdu tu nori pastoviai kontaktuoti, tiki, ką sako ir taip toliau. Ir tie visi gražūs mąstymai, mokymai, geriau... Atrodo, nieko blogo ten nemoku. Tai tame reikalas, tik vienas smulkmena, aš Dievas. Aš dar pasidomėsiu, nes kažkaip paskutiniu metu čia vis klausinėjo, nes man buvo toks vienas kontrargumentas iškeltas, sako, kad kiti jį vadina Dievu, bet jis savęs niekur nevadina Dievu. Tai čia reikia pasidomėti. Bet jeigu jisai būtų nuoširdus, jis uždraustų kitiem vadinti jį Dievu. Pavyzdžiui, Šrila Prabhupada, tai jis griežtai baudė mokinius, kurie jį vadina Dievu. Nes buvo tokio atsiradę. Sako, Dieva žemė, tai kategoriškai. Sakė, arba jūs mano mokiniai, arba nemokiniai. Jeigu vadinat mane Dievu, viskas, jūs nebe mokiniai. Kategoriškai. Plius išėjęs dokumentinis filmas apie vieną šeimą iš Amerikos, kur vaikai deklaruoja, kad prie jų priekabiavo saibaba. Pedofilija. Tai to filmo baisiai nenorėjo parodyti, aš tai gavau, po to jis šiaip netaip ten per BBC ir kur ten išėjo, tai buvo baisų skandalas. Kitas dalykas, atsirado žmonės, kurie lygiai tokius pačius triukus parodė, kaip ir jis daro. Lygiai tokius pačius parodė. Kiaušinio tą išspjovimą, pelenus, laikrodžius ten gamybą tų iš oro. Paprasčiausiai ir pasakė, čia apgavikas, yra, čia, parodė iš rankų, ėmė padarė. Čia nieko dieviško nėra, Galų galia žinot, kas paskutinis momentas. Ar Dievas sėdi invalido vežimėlėse? Jis taigi invalido vežimėlė sėdėjo prieš mirtį, saibaba. Tai klausykit,
Nuo kada Dievas invalidų vežimėlis? Čia jau reikia, bet kali jūga, vat yra žmonės ant tiek faricht, kaip sako vokiečiai, ant tiek pakreizavę, kad jiem vat parodo kažką, į viskas. Aš jums garantuoju, jeigu jūs galėtumėt gydyti greitai, čia jūs turėtumėt iškart, bet kuris iš jūsų pasiekėjų tūkstančius turėtumėt. Ir jeigu jūs pasakytumėt po metų tokiems pasiekėjams, aš jums neatskleidžiau, žinok, bet realiai aš esu inkarnacija Kristaus. Ir visi patikėtų. Daugumą. Pamatyti. Ja. Aš turėjęs vieną pažįstamą, kuris pradėjo gydyti, po to pasakė, kad jis tiesiai su Šyva bendravęs tam tikrais pusės. Į daugumas patikėjo. Pradėjo jam lenktis, mokytoją priiminėti viską. Aš pažinau tą žmogų. Labai greitai galima padaryti. Turėk kažkokią mažytę dalelytę, ko kiti neturi, iškart. Tai ką čia dalelytė, tu tapk žymus, taip įsidėjus. Numesi skarbonkę, tu akcionę pardavinės, kad tu geriai tas skarbonkę, važi Madona. Demonė, grinai gyvena demoniškai. Numeta, supranti, kokį popiergalį, jau akcionę pardavinėjimas. Matot, kas daras. Tai ką kalbėti, jeigu tu gydai mistinę galią kokią? Tokie laikai atėjo. Šimad Bhagavatam rašo, žmonės nebeatskiria teisybės nuo neteisybės. Nebeatskiria. Jie tiesiog, kaip akla banda yra šitose dalykuose, dvasinės. Neturi žinių visą. Madona Kabulą išpažįsta dabar. Tai ką jinai išpažįsta, tą jinai gali išpažinti, ką nori, bet jos veiksmai rodo, kas per asmenybę. Jeigu tu, taip kaip sako, seksuališkai, grinai prostitucija praktiškai. Pažiūrėkit, kiek filmų visokių. Buvo, dabar nebėra. Gal jau nebegali, žinai, gal kūnas nebe toks gražus, kad jau rodai per kamerą, bet aš nenoriu teisti, bet aš kaip pavyzdį duodu. Ką ten gal, jūs pamedituokit, iš karto apsiteršit. Iš karto. Čia jau dabar pajutau apsiterščiau. Taip, toks kažkoks. Užtenka minti, mesti tą asmenybę, iš karto baisi energija. Vis nejuokaukit čia iš viso. Nereikia juokauti su tais aktoriais visais tam. Užtenka galvoti, iš karto gauni. Jacksonas, lygiai tas pats. Nors, matot, jūs, kai pradėsit jausti energiją, jūs pamatysit, kas per asmenybę. O sakykit, Anastasija, ar sukurtas O iš būtybė. Ką? Yra iš tikrųjų? Mano manimo jo, nes kai skaitai knygą jaučiasi jėga. Aš, pažiūrėjau, muziką girdėjau skaitant knygą, gal tai iš fantastikos srities, bet tik atskleidžiu, nenoriu net padėti. Bet irgi eina kalbos, kad tai labai pavykęs rusų projektas. Nemanau, dėl to, kad labai daug žmonių tapo švariais, kurie pradėjo praktikuoti, tai reiškia, jie turėdami kontaktą su Anastazija valėsi. O jeigu nebūtų nešvari, jie nesivalytų, jie gautų įkvėpimo. Net jeigu tai pavykęs projektas, taip tai galima sakyti, pavykęs projektas. Aš, pavyzdžiui, pažįstu daug anastazijiečių, nedaug, bet tam tikrus žmonės, jie labai faini žmonės. Labai faini. Ir jinai pasakė, kad jinai yra senovės Rusijos vedų pasiekėja. Vedų, jos močiutė ar mama buvo vedų pasiekėja. Iškeina kažkokia seka, užsilikus buvo. Ir kai skaitai tą knygą, aš negaliu pasakyti, kad ten, negalim pasakyti, ar ten tikrai viskas yra teisinga, tikra, kaip ir buvo parašyta, kaip ir apie Karlasą Kastanetą, ne, ten sunku. Bet kad ten viską, ką jinai moko, tai nedorybė, grinai dorybė, švara eina. Pažiūrėkit, kas pradėjo auginti bulves ir visus kitus ne po žemę ant žemės. Anastaziečiai atnešė, ant pjuvenų augina. Nekiša bulvė, bet ant viršaus ir auga. Kas pradėjo šnekėti, kad žemė turi tą savo mikro energiją, kad ten ariant su tais visais birzgalais, ten ardai visą tą lauką energiją. Jie pradėjo, jie daug įnešė dalykų gražių. Ir pažiūrėkit, juk gyvenvietėse gyvena su gamta, ten televizoriai viso gero. Ir aš, kiek pažįstu, tai švarus veidas, šviečiantis žmonės. Jiem, kai šnekitos darybės normas, jiems savame suprantam. Taip, kad čia yra, o kiek ten verslo, kiek ten neverslo, žinokit, visi švarus dalykai, dažniausiai jie susiliečia su verslu. Pavyzdžiui, reikia gydymo menas, energetinis, verslo daug aplipinta. Tai čia, cigun, sudžok, ten kur yra, net ten tašų. Visur žmonės padaro tą, bet pati gija, jinai dar yra švari. Ne, dar švari yra. O tai yra kas nors matęs ar ne, ta Anastasija? Nežinau. Jūs galite su ją sukontaktuoti, jūs tiesiog pamedituokit, jai pajusit. O ką jums sakys? Nu gerai, sakysiu, aš mačiau, o ką jūs tikėsit?
Taip, aš mačiau, prieš 10 metų. Tai irgi labai gerai negali verslą padaryti. Paskelbti, parinkę kokį gražią, net nepasakyti, galbūt čia ant pačia tai yra. Gerai, bet ateis sakys, iš tikrųjų yra, žinot, yra ir šnekės 2 valandas, ar jūs patikės. Vis tiek jūs patikėsit tik tada, kai jūs pati pajusit. Ja. Tas pats su Kristum, žiūrėkit, visi šneka. Yra, vieni sako, nėra, kol tu pats nepajunti, tu nieko tam, kas tu šnekos? Čia dabar, žinokit, tokių bajeristų yra aferistų, kad net nesuvoksit, kaip gudriai gauna. Pavyzdžiui, šiandien gavau laišką. Labą dieną, iš Anglijos kažkoks tai ten tirli-pirli rašo, siūlo sandėrius kažkokius tai ten, kažkaip ten kažkaip sandėrius daryti, visai iš nieko, supranti, kad jis ten perims pinigų, ten reikia ten, tik atsiųsk jam vardą, pavardę, telefoną, ten. Va tokie, supranti, ten ir e-mailas duotas, ir jo adresas duotas, ir kažkas ten pafantazavo, parašė, kuris gyveno, ten Anglija, aišku, ne Lietuva, nepatikrinsi, žinai, ten numeris duo. Turinys bas, tu supranti, Tai arba būna, kaip ten iš kalėjimų skambinėja, ne, labą dieną, ten tarsi, tik tais kažkaip tai per visur vagį apgaudinėja, dėl to, žinokit, čia reikia, pavyzdžiui, kaip aš Vedas priėmiau ir priėmu iki šio. Aš taikau gyvenime. Aš, pavyzdžiui, paskaitau teiginį, sakau, maža kas galėjo čia parašyti, ne? Tai parašo, kad čia per mokytojus atėjo jo, čia šventos asmenybės, bet kas, tai vis tiek tu žinai, kad čia maža kas gali prirašyti. Tai tu ėmė mokymo, paimi tą mokymą, eilutę, pavyzdžiui, parašyta, iki 10 eik mėgoti. Iki davai eini mėgoti. Žiūrėk, veikia. Gerai. Bet čia gali būti primanka, ne? Kitą paimi taikai, mantrą kartu, pakartoji mantrą. Veikia. Gerai. Trečias. Kokie nors, pavyzdžiui, mėsytės atsisakyk. Mažiau streso, įtampos, pykčio turės. Hop, padarai. Veikia. Taip renki. 14 metai jau renku. Ir toliau rinksiu. Ir nei vienas nepavedė. Nei vienas punktas. Net dalelę nepavedė. Suprantate? Viską perleisti per save. Taip, tai vat ir Anastazija. Imkit, sverkit, žiūrėkit, limpa, nelimpa, taikykit. Žiūrėkit, pamatysit, kad ten yra, eina jėga. Aš kiek skaičiau, tai man patiko. Bet aš taikau viską žiūriu su Vedam, tai kai jinai sako lygin. Yra dalykų, kuriuo aš nežinau, ar Vedas yra aprašyti ar ne, nes ten daug mistikos yra, bet jinai buvo joga, jinai turėjo tam tikras galias. Taip turėjo. Tai ką, turim 8 valandas. Kitą mėnesį aš skaitysiu teminę paskaitą, nebebus klausimų atsakymų. Pradėsiu seminarą apie karmą. Planuoju, nes čia žiūriu ir klausimai apie karmą. Tai kalbėsim, ką Vedas šneka apie karmos dėsnį. Gerai? Ir galbūt nebus ne viena paskaita bus, o 2-3 mėnesius šnekėsime apie karmą, reinkarnaciją. Arba kažkokią kitą temą bus paskelbta. Tai ką dabar kas bus? Nebus? Pasėdžios. Kas norit įsigykit vedinės literatūros, kas galit paremti, paremkit, čia aukų dėžutė yra, busim dėkingi. Ir tada viskas, ne? Iki sekančią tą.